Mes skrendam tokius į Las Vegasą, gal kas nori kartu. Vienas didelis tūsas. Neleidžia publikai šokti. Jo. Ką mes čia surinkom stalo žaidimus, Monopolis pažaisti? Žemiau žemės mes nekrisim. You had one job! One job! Rekomendacija turi būti patikrinta Aš rekomendacija. nebuvau kavutės nešiotojas tik tai. Tu nežinai, su kokia nuotaka susidursi, žinai? Kai pas tave važiavom dabar, tai su Greta prakalbėjom apie skrydžius ir baimės visą tą daryti ir sakau, tu žinai, ir aš jį nepasakau apskritai, kad Oi, labai smagu man čia bus. tavo patirtis tokia yra, sakau, žinai, bet Dainius yra buvęs stevardas. Rimtai, žinai, o mes neturim savo draugų tarpę, kas galėtų papasakoti. Tai tavo... Aš 3 metus paskraidžiau, ką? Turėjau aukščio baimę, turėjau, nežinau, lėktuvų baimę, bet aš ten įeinu kaip į ofisą ir viskas. O tai kas ten su tais lėktuvais? Kas... Man tai baisu, kad tu nukris ir mirsi. Bet tu nukris ir viskas. Nėra nieko, aš daugiau tam lėktuvę, atsiprašau, ten bijočiau ar dar kažką. Tiesiog aš bijau nukristi ir nuart. Viskas. Nes, ir šiaip tas dalykas, kad tu jo nekontroliuoji. Žinai, mašiną tu kontroliuoji ten. Visą kitą tu kontroliuoji. Ten aš pamatysiu kažką, ten sustabdysiu dar kažkas. O su lėktuvu tu esi priklausomas Latvijai. Kai tu pagalvoji, ką gali padaryti tie du žmonės, kurie tiek mokėsi, kurie praėjo fizo, kurie praėjo begalę mokslų, ką jie gali padaryti? Aš paskutinį kartą, kai skridau, gal vienam infarktas, kitam infarktas. Mano draugas pilotas sako, Ovidijau, žemiau žemės mes nekrisim. Tai būk ramus, žinai. O tu turėjai baimę kažkokią skristi? Aš turėjau baimę ir buvo visokių situacijų, kada ir pakrisdavo tie lėktuvai ir kada tu variklį užgesti ir tu jau galvoji, kad krenti, nes kapitonas nesakė, kad tai bus, bet būna tokia atveju, bet... Ne, man čia yra, sako, jisai tai viskas yra gerai, kol varikliai du neužgesta. Ir tada ten po 5 minučių, tai va, Dainiai buvo, kad du varikliai užgesta. Šiaip prieš leidžiantis jau pagesina ten juos, žinai, nevaro film ant gazas dugnas. Bet šiaip tai, ką žinau, lėktuvas yra saugiausia transporto priemonė, mažiausiai žmonių. Bet jeigu jau krenti, tai krenti. Jeigu krenti, tai krenti ir ramu ir viskas. Tau tarsi nėra ko pergyventi, nes arba nukrisi ir viskas, arba visgi nenukrisi. Bet kas yra keisčiausia, kad kai Greta pasakė, kad gal man kažkokia baimė dabar atsiranda, tai tas žmogus, kuris skraido per metus begalę kartų ir kai mes atvykom ir paklausim Greta, kada tu paskutinį kartą skridai praeitą savaitę, prasme, ir net ne vieną kartą. Aš galvoju, kad skrido paskutinį kartą prieš 10 metų su kokiu ten senoviniu lėktuvu, žinai, ten kur kurūzas laisto. Ne, skridau praeitą savaitę, dar praeitą savaitę skridau ir čia per 2 savaitės. Aš tai sakyčiau, ten, žinai, ne tik kavutę pardavinėja stardai, ten jie turi ir kitą stalčiuką, tai tu gali paprašyti jų kažkokiu, tai, žinai, nusiraminimą. Aš ir galvoju, kad kitą kartą sakys, prašau, man patarės ir tas. Jūs ten turit gerų. Ir paskui tik lėktuvą pradeda purtyti, jinai pirma Greta. Pagaliau šokiai prasideda, žinai. It's Friday night. Sveiki, su jumis fotografijos ir vestuvių užkulisių su šiek tiek kitokio gyvenimo stiliaus priskoniukų videoblogas pagaliau pasipiršo. Pagaliau pasipiršo. Aš Dainiau, žinai, pristatyčiau tave saugiausias fotografas, kadangi tai yra vienintelis fotografas Lietuvoje, kuris tiek laiko yra praleidęs ore. Žinai, ore vienintelis skraidantis fotografas, nes droną naudoju. Tu turėjai tokią atsakomybę, žinai, lėktuve būti atsakingam už keleivius ir visą kitą, tai aš manau, kad pas te atsakomybės turėtų būti labai daug. Lėktuve techniškai esi atsakingas tik tais už 50 keleivių, tai vestuvėse būna ir 80. Tai čia jau atsakomybė. Kiekvienam pasiskirsto, ar ne? Taip. Okay. O tu jūsų mes vėlį tą pačią. Nes taip smagu buvo. Aviacija yra on the top. Bet va, jūs pasiskirto, mano priekis tavo darys tavo galas. Taip, kiekvienas turi savo poziciją, kiekvienas turi savo rolės, kiekvienas turi savo atmintinai iškaltą darbo rutiną, pagal kurią dirba ir ne kitaip. Mes turim atmintinai mokėti. Visų vardus. Aš nebuvau kavutės nešiotojas tik tais. Tenais yra daug dalykų, kurių nemato žmonės ir norisi edukuoti, taip pat kaip ir fotografas dabar, kodėl sukūrė šitą laidelį, nes noriu edukuoti žmonės, kad pamatytų, kas iš tikrųjų yra už tos sienos, už to fotoaparato tenais. Okay. Nes ne taip jau ir gražu, kaip gal visiems. Daug dalykų žmonės nemato, jo, kas vyksta tam užkulisyje. Dėl ko mes ir užsiminėm čia apie skraidimą, tai aš skraidžiau 3 metus ir
tiesiog tenais yra taip, kad tu turi iškalti 1500 puslapių instruktažą ir turi žinoti, kas tavęs be paklaustų, kas nutiktų, kiekvienas lėktuve mygtukas esantas, tu turi žinoti funkciją jo, tu žinai, kiek lempučių iš ledo gali veikti, kiek gali neveikti ir jau tada reikia raportuoti po skrydžio pranešti technikams, tu turi daug labai dalykų žinoti, tu turi žinoti, kaip žmonės valyti kontroliuoti situacijų, kai jie panikuoja. Tai vestuvėse dar kol kas nebuvo taip jau labai stipriai, bet būna, kad nuauksta žmonės. Panikos vestuvėse nebus, kiek gali būti ore, nes ten visko atsitinka. Ir... Bet, tu nežinai, su kokia nuotaka susidursi, žinai. Jo. Ir nemaniau. Ne, šiaip, man anksčiau nebuvo, kad aš bijodavau skraidyti, man viskas prasidėjo praeitais metais lapkritį. O tai kas atsitiko? Tiesiog lėktuvas pakrito. Mes skridom iš Anglijos su draugėm ir mes jau pradėjom leistis ir tas lėktuvas pakrito, bet nebuvo pranešta nei apie turbulenciją, apie nieką. Ir tu atrodo galėjai suskaičiuoti iki 4-5 sekundžių, ten sakau, stardesės pradėjo rėkti, visi rėkti ir tu jauti, kad visas toksai, visos žarnos Lėktuvas pakrito, tai nuotaika pakrito. Visiškai, aš buvau perbalus, mano pusseserė sako, žiūrėk, tai aš galvoju, tau viskas gerai, aš žiauriai išsigandau, tikrai aš pirmą kartą gyvenime išsigandau taip. Ir mes nusileidome, aš tiesiog jaučiu, kad save išgazdinau ir toks gavosi, kad nevos kažkokią traumą gavau nuo to skrydžio. Ir dabar mes leidžiamės ir man jau toks, žinai, kur tu lauki, kol tu krisi, tau tokio biškai pagrenta, ai čia dar ne taip viskas gerai, bet bus baisiau. Ir tu, o tai kada tau baisiausiai yra? Kokiu momentu? Skyli, leidės ar skriaudėtės? Leidėsi ir tu esi prie debesų, jau kaip pro langą matai debesį, žinai, nes tada prasideda visa ta tokia turbulencija didesnė. Tai va, jau man prasideda toksai, nes kol tu skrendi ten džiauriai aukštai, tai kaip viskas normaliai yra, bent man, kiek esu tekus skristi, tai ten, biški turbulencijos pabūna, bet nedaug, bet va, kai tu leidėsi jau, tarp debesų, ne? Ten prasideda. Dabar man tai žinau, kadangi aš dirbau tą darbą, tai ir aukščio bijodavau, nors paskui išsiaiškinau, kad aš bijodavau ne aukščio, o fobija senų medinių traškančių laiptų. Tai kas Vilniaus tą varpinį Vilniaus universiteto lipot, turėt pajausti jos. Aš tiesiog bijau, ne aukščiau tų medinių laiptų, bet ne apie tai šiandien laidoje. Norėjau klausti, kaip tu įsiaiškinai, bet okei. Ja, tai aš supratau dabar, kad Gretos nemėgstamiausia. Ir čia buvo tas, o ko čia klausai dabar, žinai. Kažką norėjau kitą pasakyti apie aukštį. Ai, aš tai labai bijodavau aukščio, aš taip galvodavau, kad aš bijau aukščio ir aš kada pradėjau dirbti lėktuve, tai aš tiesiog įeinu kaip į ofisą, užsidaro duris, viso gero, mes čia dirbam savo darbą. Viskas, tu lėktuvas nusileidžia, aš išeinu iš ofiso ir aš nelabai orientuojuosi, kad aš ten skrendu, tiesiog taip nusiteiki. Tai aš nežinau, o keleiviam, kuriam baisu, aš nežinau, gal knygą skaityti, gal straipsnį kokį, gal į serialą žiūrėti, nežinau. Okay, tai aš tas žmogus, kuris žiauriai bijoja skristi, bet kadangi aš bijodamas domėjausi lygiai taip pat aviaciją, mes pirmą kartą, kada su tavim susitikom, buvom kažkur toli Lietuvos pakrašty ir mes pradėjom kalbėti su tavimi apie aviaciją ir tu pasakei, kad tu esi buvęs stewardasas. O filmuotojai, kurie buvo Double Head, atsimenu porą. Jo. Tai mes kartu su juo tada bijojom ir taip labai gražiai mes su tavim pakalbėjom ir tada kažkaip tas įgyvenimas. Aš tai galvoju, kad, žinok, geriausias būdas baimę nugalėti, tai yra su ją susidraugauti. Aš išmokau pirmą pamoką, kurią jisai pasakė. Dažnai be draugystė prie kokteilių irgi nealkoholinė. Bet aš manau, kad jeigu į tavo klausimus ir baimės yra atsakyta, tarkim, tau logiškai paaiškintų, kodėl tau beveik neįmanoma yra nukristi, ar ne? Tarkim, kad ten veikia du varikliai, kad du varikliai įsijungtų, ten labai daug turi atsitikti dalykų ir tau logiškai paaiškina šitus dalykus. Taip. Ir tada tu galvoji, okei, tai jeigu du varikliai veikia, tai kad ir turbulencija, aš nenukrisiu. Gali pakilti su tik vienu veikiančiu varikliu, jis gali nusileisti visiškai su neveikiančiais varikliais. Yeah. Manęs klausia, tu kreiseriniam aukštyje skrisdamas, jeigu abudu varikliai įsijungia, ar tu gali nusileisti? Klausia Greta. Tai tu turi daug laiko nusileisti, nuo 15 minučių tai galima. Gerai, pasirodo galima, aš klydau. Tu sakai, tai galima. Galima, bet tai... Man labai patinka, aš kadangi nebedirbu šio darbo, bet aš labai jo pasilgstu, tai kaip aš grįžtu prie to darbo, tai aš kartais fotosesijas dar padarau, nuvažiuoju, žinai, kolegam, tai su jais pabendrauju, bet šiaip aš skrydžių simuliatorių turiu VR akinius susidedu
Ir aš ten skraidau, man labai fainai, tai dėl to aš žinau, kad išjungus variklius galima nusileisti, nes esu bandęs. Okay. Aš nesenai buvau tarp kitko simuliatorių, nes labai įdomu, buvau Boeing'e 737, tai labai patiko, labai neretai. Kas yra tie simuliatoriai? Simuliatorius yra, jeigu apie mano variantą, tai paprastesnis. Tu turi kompiuterį programą, kur ten lėktuvų, kai skraido, yra tikras pasaulio žemėlapis ir ten pastatai, ten Vilnių gali praskristi, pro Jonavą gali praskristi ir tu užsidedi VR akinius, turi vairalasdės, tu gali tenais su tom vairalasdėm už tikrų tų instrumentų imti, spaudinėti, tu esi tikram lėktuve, tu sukiesi aplinkui 360 laipsnių, tu viską matai ir tu esi tam lėktuve, jeigu lėktuvas sukasi, tau galva sukasi netgi. Tai va, čia mano smagiausia pramoga. Šiaip jeigu važiuosi pro Lenkiją, tai yra FlySpot Varšuvai toksai spotas, jis pats simuliatorius nesisukinėja, bet jis yra apsuptas ekranu ir tu turi tikrą Boeingo kabinetą. Žinok, jeigu mes čia užsikursim ir pradėsim daryti, žinai, kas savaitę, tai aš tikrai jūs paskraidinsiu su savo simuliatoriu. Okay. Aš noriu. Ponios ir ponai, aš norėčiau pristatyti vienintelis Lietuvoje fotografas, kuris prabudęs lėktuve, ne taip turbūt. 600 valandų praskraidžiau. 600 valandų? Taip. Gerai, aš interpas, baisiausias tavo skrydis. Baisiausias mano skrydis, kai aš jau dirbau orlaivio vyresniuoju palydovu ir šalia manęs buvo naujokas, lėktuvas pakilo. Ir, žinai, garsas didžiulis, varikliai veikia pilnu pajėgumu, kai kyla lėktuvas. Praėjo 2 minutės, varikliai po 2 minučių sustojo. Ir jau tik, kad lėktuvas tenai švilpia taip. Ir jau tik, kad nosis leidžia žemyn. Ir aš, žinai, žiūriu pro langelį. Keleiviai visi žiūri, žinai, perbalę. Aš negaliu, žinai, nesišypsoti, nes aš sėdžiu priešais jos. Aš žiūriu per tą mažiuką langelį ir žiūriu. Čia dabar medžiai papačia, ar laukai, ar vanduo, ar lygų, ar kalnuota. Tokias mintis iš karto, žinai. Ir tada, žinai, su to mintim vėl variklis sukūrė. Ir štai tas pilotas. Wow. Tai kolega pradedantysis, kurį aš mokiau, klausė, sako, čia normalu. Sakau, jo, sakau, nieko. Įprasta. Čia viskas gerai. Ir tada ant tų žodžių antrą kartą variklių garsas nutilo, lėktuvas vėl. Ir vėl tada galvoju, nu dabar jau tada nebesišypsosiu jau taip plačiai kaip prieš tai. Ir trečią kartą vėl variklių įsikūrė, skridom toliau. Tai paskui po skrydžio sako, nu kad ne visai taip turėjo būti. Bet įdomu, kas nutiko ir ar tą lėktuvą sustabdo. Nu, dėl ko? Nežinau, aš čia kiek galiu spekuliuoti, čia galiu, taip kaip aš įsivaizduoju, tai jie kažkokių duomenų nebematė tuo metu. Ir tiesiog jiems reikėjo padaryti galbūt restartą sistemos kažkokią. Tai įsivaizduokit, restartavo lėktuvą ore. Jo, tai mano bičiulis dabar netgi kelis kartus tą darė, nes tiesiog prisireikė, sako, nu man reikėjo padaryti restarto, kitą kartą pats, o lėktuvas atsimušė žaibą, sakė, ir viskas restartavosi automatiškai. Įsijungė tiesiog. Bet suskrendė toliau. Prasme, tu tiesiog skrendi. Jo, aš tiesiog jaučiu. Čia kaip gyvenime, tave talžo, bet tu skrendi. Tu bijai, tau nesmagu. Restartuojasi, žinai. Įpilk vandens. Susimelk žalį. Buvom tokią dainą parašę. Nepamiršk, kad aš dainuoju. Jis buvo parašęs mano vestuvėm random. Nebuvau parašęs tos dainos, bet mes apie tai pakalbėsim. Jo, norėčiau gauti originalą. Aš pas norėčiau gyvokas. Ten vakarė glis. Nu gerai, gražiai, jūs šypsokitės, dabar aš bandysiu išpersti iš pirmą kartą. Aš esu Dainius Sebeckis, instagraminių vestuvių fotografas ir kviečiu visus palaikyti, pasekti šitą YouTube kanalą. O kas yra smalsesni ir nori sužinoti daugiau, tai galim susitikti Facebook, Instagrame, suradus paskyrą pavadinimu Dainius Sebeckis Photography. Ten galėsit pamatyti mano visus naujausius darbus bei kitus su vestuvių fotografijos užkulisiais. Susijusius dalykus. Kažkas ten spraksi balionai, nežinau, galiu takš. Ten galėsit pamatyti mano visus naujausius darbus ir kitus su vestuvių fotografijos užkulisiais susijusius įrašus. Pavyzdžiui, dabar dar noriu priminti vieną dalyką. Greta. Taip pat primenu, kad palaikymas kūrėjams yra labai svarbus ir tas vienas mygtuko paspaudimas gali mums pakeisti iš tiesų labai daug. Gyvenimą praktiškai. Tiesiog motyvuoja. Tad mes esam nusiteikę kurti daugiau tokio panašaus ir dinamiško turinio, tad jeigu turite pasiūlymų, rašykite komentarus, apie ką norėtumėte sužinoti kitą kartą. Dabar 1, 2, 3, action. Ir pradedam. Ir šiandien su mumis svečiuose dainuojantis vestuvių vedėjas Ovidijus Lieponis. Aš dabar nebežinau, kur jis dainuoja, bet jo.
Ir dar viena viešnia šiandien, tai Greta Urbanavičienė, vadovė socialinėms medijoms, ar kaip čia reikėtų išversti. Gal angliškai būtų lengviau, kai sakai head of social media. Žodžiu, nuotikių ieškoti. Ieškotoja ex būsti jaunoji. Taip, čia yra Ovidijus buvusi ex jaunoji. Ne mano jaunoji, bet... Tai jaunoji, nuotaka. Jo. Tai kaip papasakok, tu vedėjai vestuves? Aš vedžiau vestuves, mes visų pirma susitikom to pusėserė. Ne, man to pusėserė. Man to pusėserė, jo, man to pusėserės vestuvėse. Jie buvo svečiai ir taip sutapo, kad mes vėliau susitikom jų vestuvėse, turėjom labai gerą pasiruošimą. Taip, ten buvo tiek natūraliai, mes su mano vyru Mantu, tada dar nebuvom, žinoma, susituokę, tiesiog buvom pradėję kalbėti apie vestuves. Ir tada sutikom Ovidijų ir mes Ovidijum, pamenu, ant sofos sėdėdami ten 12-1 valandą nakties. Kokią 1,5 valandos 2 prakalbėjom dviese, tiesiog kaip įsivaizduojam visą tą. Ir aš taip galvoju, jo, aš noriu tavęs. Sutapo vaibas. Krūva žmonių aplinkui kažką veikia, kažką daro terasui, mes žinai apie vestuvės. Apie vaibą, apie tai, kaip viskas turi būti. Ir aš galvoju, nu taip, nu tipo, tu supranti, ko aš noriu. Ir tas ir lėmė, kad po to kartu mūdu susirašym ir buvo... Tada prasidėjo planavimas. Jo, tada prasidėjo planavimas. Ta prasme, jinai crazy yra ir mes tik pasirašėm sutartį ir jinai man rašo, Ovidijau, mes išskrendam tuoktis į Las Vegas. Sako, vieną kartą nusprendėm tiesiog... Mes buvom duše su Mantu, ar ne? Kaip tai buvo? Čia labai daug informacijos, dabar čia taip. Tai kaip pasipiršo? Pradėkime nuo to. Oi, pasipiršimas, tai mes su mano vyru esam 10 metų kartu, dabar eina jau 11 metai. Wow. Tai mes pradėjom draugauti, kai man buvo 15 metų. Oho. Jo, tai... Tas pasipiršimas, kaip pasakyti, mes pradraugavom 3 metus. Nu, tai nesipirši 18, ne? Pradraugavom 5 metus. Irgi nesipirši, kai tau 20. Jau 6 metai eina. Ir aš pamenu, aš išvažiavau dirbti į Ameriką. Ir mes su Mantu tokį buvom. Nu, tai sako, Mantas, gerai, čia aš po 3-4 mėnesių atskrisiu pas tave, patripinsim ir, žodžiu, pabūsim kartu. Man buvo 21 metai ir aš galvoju, viskas. Jis atskrenda į Ameriką, mes keliausim, jis tikrai pasipirš, mano tėvai, draugės, visi, sako, viena draugė, tu tik manikiūrą pasidaryk, sako, ten tipo pasiruošk. Jo, pausų darbo. Ir aš jį pasidariau, pas kažkokias Japonės ten, žinai. Tipo, ant tiek tikėjausi, kad man tikrai pasipirš. Na ir jisai atskrenda, mes tripinam, mes esam Malibu, esam gražiausiuose beachuose. Wow. Ir jis nesiperša, žinai. Tokios progos. Taip. Mano svajonių miestas buvo New Yorkas, mes nuskrendam į New Yorką, jis nesiperša. Mes nuskrendam į Kostariką, nes, nu, jinai ten nėra toli, sakom, patripinam toliau. Jau 3 kartas garantuotas turėtų būti. Nu, ten skrendam į Kostariką, nesiperša. Ir aš pamenu, mes skrendam jau atgal į Lietuvą ir aš sėdžiu pikta lėktuve. Jis sako, tai kas tau yra? Nepatiko, va, tiek aplankėm ir... Ir aš sakau, tu man nepasipiršai. Nes toksai, tai buvo... Rimtai, sakau, sakau, mes buvom New York'e, kada dar mes būsim New York'e, tu žinai, kad aš svajojau apie tą miestą, turėsime Los Andželas, Malibu ir visą kitą, nu kodėl, ne? Wow. Ir jis ten tada nusijokė, visą kitą mes skrendam toliau ir jis sako, žinai, sako, absoliutiškai visi tikėjosi, kad aš to pasipiršiu, absoliutiškai visi man išvažiuojant sakė, ir jis nenorėjo būti toks nuspėjamas. Jo, ir jis sako, aš nenoriu, kad šitas dalykas būtų apie kažką, apie kitus, tipo, aš noriu, kad būtų apie mus, apie tave ir mane. Tai sako, aš noriu, kad jis būtų, nu, kitaip viskas taip pat. Jis įsivaizdavo kitaip, žodžiu, kad tai turi atrodyti. Taip. Nu, ir tai buvo beveik logiška ir miela, bet aš vis tiek pykau. Tai nežinau, mes ten papykau dar kokias 5 valandas tam lėktuve ir tada nusiraminau. Ten, aišku, mes pasikalbėjom ir viskas buvo gerai. Bet tą kartą skrydžio baimės nebuvo šitą. Ne, čia dar nebuvo tos baimės. Na ir tada mes grįžom į Lietuvą. Aišku, dar tie klausimai visi, o tai kur žiedas? Tai buvo tokia, nėra žiedo. Tai va, tada praėjo to laiko dar ir prieš 3 metus, man atrodo, jo, skridom į Maldyvus. Ir tada aš ant tiek jau nebesitikėjau, nes aš tikėdavosi visose kelionėse, nes jų dar buvo. Ir tada mes skrendam į Maldyvus ir man draugė Vila sako, jaučiu, sako, pasipirš. Ne, sakau, ta prasme, ką žinau, sakau, Amerikoje nebuvo, Maldyvuose nebus. Tai gal jinai kažką jau žinojo? Ne, jis absoliutiškai niekam nesakė, jis vienas išrinko žiedą, jis vienas viską ten susiorganizavo. Ir, žodžiu, mes nuskrendam į Maldyvus ir buvo labai juokinga, nes aš tikrai nesitikėjau. Ateina 2 diena, kai mes esame Maldyvuose ir aš noriu įsidėti savo pasą į seifą. Ir sakau, man tai gal gali pasakyti kodą? Sako, ne.
Sakau, to prasme, pasakyk man seifą, kad aš noriu sudėti pasą. O ten seife. Taip, o ten seifė žiedas. Ir sako, jisai nesakys, nu tai duok, sako, man, aš tau įdėsiu, sakau, tu manim nepasitikėti pats mane, sakai, seifo kodą. Jisai toks dar per juoką, tai jo, žinai, ten visi tipo svarbiausi daiktai ir aš tokio, ką? Jo, ten. Man tas toks pakankamai konkretus vyras, Jo, jisai pasako, nedaug žodžiauja. Ir mes susipykstam, žinai, ir aš jam ten numetu tą pasą ir sakau, gerai, įsidėk ten ir išeinam. Ir jis toks, nu nesipykstam, sako, nu kam iš čia atvažiavome kelionę, tu pyksti, sako, taigi aš įdėsiu tą seifą, tą pasą. Planas griūva jau. Taip, sakau, tai kodėl tu man nepasakai to kodą? Ir, na, aš neįsivaizduoju, kaip aš, kur aš viską įsiaiškinu. Man staigmenas yra sunku padaryti, nes aš nutuokiu ten ir panašiai. Man netėjo gal, kad ten gali būti žiedas. Na, aš įsivaizduoju, jau po 5 kartą jau tiesiog Tai nepagalvoju. jo, ir paskui mes vakarė grįžtame į viešbutį ir jisai sako, po vakarinės gal nori, sako, eit pasivaikščiot. Ir aš sakau, ką žinau, galime eit. Sako, tai gal paliekam tuos telefonus, viską tiesiog, tipo, einam, žinai. Ir aš taip, jo, gerai, nu man net ne į galvą. Ir mes ten vaikštom. Ir nueinam ten prie tokios salelės, kur ten tas visas jau vandenynas atsiveria. Ir aš taip žiūriu, ten, nu čia labai romantiškai skamba. Sakau, man tai sakau, nu koks tipo yra gražus pasaulis, ne, ir kiek dar mes nepamatėm. O tikrai apkeliavom. Labai gerą įžangą padarėjai. Taip, bet nu, aš tiesiog mėgstu daug dalykų romantizuoti, žinai. Ir jis taip už nugaros sėdi ir sako, jo, Greta, bet kažkam tu esi visas pasaulis. Ir jis nėra iš tų vyrų, kur tau tai pasakytų. Bet čia taip atėjo iš visatos frazė. Aš ne pirmą kartą šitą istoriją girdžiu, tai man... Jisai yra visiškai konkretus ir jis, nu, nepasakys ten, žinai, tokių dalykų be reikalo. Ir aš jau tada, tipo, ką? Kas čia vyksta? Tada taip atsisuko ir jisai priklopė ant vieno kelio ir sako, kad esi mano žmona. Ir aš ten visą jau ir ašaras ir nesuprantu, ir čia mes Maldyvuose ir taip gražu ir visą kitą. Ir jo, ir tada ten, žinai, apsikabinom visą kitą, apsiverkėm ir tada vaikščiam ir aš buvau, sakiau, tėvą. Wow. Sveikinu susižadėjus tuo metu ir jau dabar susituokus. Aš manau, kad čia buvo užbrėžta labai daug šita riba dabar kitoms istorijoms. Jo. Bet tiesiog iš tos natūralios pusės, iš tos tiesiog vyksta dalykas, gyvai viskas ir įsirutulioja. Jo, visiškai. Ir, nu, aš ką supratau, kad tu neturi spausti ar ten klausti ir sakyti, tavo antra pusė, jinai žino, ką daryti ir kada daryti. Ir tai, kad tu ateisi ir sakysi, nu tai kada, tu tik sunervuoji žmogų. Atidėsi dar labiau. Jo, žinai, tu tik atidedi, nu, tu net neturėtum klausinėti tokių dalykų. Kada bus laikas, tada bus laikas, o jeigu jis neateina ir jo nėra ir tau nesipeša, tai... kažkur ir problema, gal nežinau. Tai gal reikia ultimatumo, gal padeda. Tu irgi negali taip teikti, gal kitiems žmonėms tiesiog to nereikia. Nu, jiem nereikia ten sužadėtuvių ieškoti. Aš tikrai manau, kad taip yra. Nu, tai va, tai čia, žinai, kiekvienam yra individualus dalykas, bet kad tu neturi spausti to žmogaus. Aš tą supratau ant savo vyro. Aš jį spaudžiau, ten kalbėjau, visi aplink kalbėjo ir jis padarė, kai jisai norėjo. Vis tas, kuris padarys taip, kaip jis nori, taip kaip... Jis labai gerai pasakė, tai noriu, kad būtų apie mus. Taip. Tai tas spaudimas kartais jaučiasi žmonių, kurio, atrodo, visai nereikia. Nu, mes žinom, kada ir pajausim tai. Ir tai yra dviejų žmonių reikalas, net jeigu nedraugų. O aš padariau reilsą, sakau, tiesiog padarysiu smagų ir visiuką, buvo diena pasipiršimo čia neseniai labai. Sakau, nu reikia kažką padaryti. Padarysiu, sakau, bajerį tikrai nieks nerašys. Žinok, parašė. Tai aš nežinau, iki ko tai nuves, bet galbūt šią vasarą kažką ir pamatysim. Tai aš labai norėčiau suorganizuoti ir padėti, nes aš pats esu komandą savo piršlybomis subūręs, tai daug darbo buvo. Tai kažkada papasakos istoriją irgi. O tai dabar mes labai įsiplėtėme apie tas piršlybas ir tas Las Vegasas kažkur tai paskendo, pradingo. Kas ten tame Las Vegase buvo? Taip, bet jau buvo pradėtos planuoti jų vestuvės. Mes kažkaip, aš neatsimenu iš tikrųjų. Mes pradėję buvome. Mes jau buvome pradėję. Mes jau kalbėjom apie vakarą. Man atrodo, kad mes kažką tipo... Sutarėm datą. Jo. Ir kaip ten? Jūs rezervavot paslaugas, jūs rezervavot. Mes tikrai rezervavom. Taip, jūs rezervavot paslaugas. Su sutartimi, tikrai. Tuo metu mes dar buvom... Taip. Gerai, aš pasakysiu, kaip buvo.
Greta man rašo, o video žiūrėk, viską gavo, sutartis gavo, ar mes galim biškį avansą pavėlinti, nes mes į Las Vegasą išskrenda? Jo. Ir aš sakau, Taip. ir jie išskrenda tuoktis ir aš galvoju, aš suprantu, kiek kainuoja nuskristi į Ameriką ir reikia tą turėti, žinai, pagalbę. Ir sakau, gerai, okei, žinai, skriskit tuoktis. Taip. Va, prisideda, jo, mes po to pokalbio su tavim pas man to pusseserės vestuves pakalbėjom ir surezervavom. Ir aš pamenu, kad, žodžiu, istorija buvo labai irgi juokinga. Atvažiavo mano pusseserė su vyru pas mus į butą. Mes ten kažką, gal sekmadienis buvo, vakarienę pavalgėm ir žiūrėjom filmą Pagirios Las Vegase. Ir mes ten, žinai, žvengiam, o mes su Mantu jau buvo Amerikoje, jau buvom tam Las Vegase, visą kitą. Mes ten tokio būdų, kai būtų faina sugrįžtant, žinai, žvengiam, čia čia šitas yra, čia tas. Ir man kažkaip tai tiesiog išvažiavom tu mano pusseserė, mes plaunam dantis. Ir aš taip, o kodėl mes negalim sustoti Las Vegase? Tipo, o kodėl ne? Kas man draudžia, žinai? Ir aš taip valau dantis, įstėjau tą šepetėlį ir sakau, man tai tuokėmės Las Vegase. Ir jis toksai, kur galim. Bet tai visiškai random buvo. Ir mes nuėjom ten į lovą ir aš jau viskas telefonė, tipo, kokį dokumentų tau reikia susituoti. O tai kas piršliai buvo? Tai tada atėjo, buvo mano ar Manto gimtadienis, neatsimenu, per gimtadienį susirinko mūsų visa ten šeima draugai. Liudininkai turbūt ne piršliai, taip vadinasi. Jo, ten liudininkai. Ir mes sakom, tai mes skrendam tuoktis į Las Vegasą, gal kas norit kartu. Tai tie mes pasakėm ir skridom. Tiesiog. Bet taip yra, pas juos Greta sugalvoja kokią mintį. Ir man tas yra tas vyras, kuris patvirtina. Ir net per vestuvės sakėm, kad man tas sako taip. Kai Greta sugalvoja crazy idėją, o Greta vis pasako, mes su panom sugalvojom tokį ir tokį dalyką, arba aš sugalvojau tą ir tą. Žinai, tu kai jau paragauji tų nuotykių, tu jau nebegali sustoti. Ir nesibaigė tas istorijas. Las Vegase vestuvės, kurios buvo, kaip trumpai, kaip jos vyko, kas ten darėsi. Jūs tuokė Elvis Preslis. Jo, ten tiesiog filmas, sukurtas filmas, žinai. Mes ten, tai aišku, mes šiek tiek patripinom prieš Las Vegasą, atvažiavom į Las Vegasą, ten, tai prieš istorijas, ten, žinai, gal nepasakosiu į detalės nesileisiu. Bet, žodžiu, ten irgi filmas. Aš tik pamenu, mes atvarom į tą jau Little Chapel ir bažnytėlę ir išeina 2 vyrukai su vestunėm suknelėm. Ir aš tai galvoju, jau bus gerai, jau bus smagu. Ir mano Mantas toks, kas čia vyksta, žinai. Ir mes ateinam ten ir ten visas kičas, ten, žinai, Las Vegasas, viskas, ten tie ženklai. Ateinam dokumentus susipildom, viską susipildom, pasidarom. Ateina Elvis Preslis, nes aš pasirinkau, kad... Ir jis dainavo. Taip. Ir čia šiaip viskas labai yra, žodžius, papasakosim vėliau, kas čia su Elvis Presliu buvo šitose vestuvėse. Ir mes tiesiog ateina tas Elvis Preslis, sako, norėsit mano dainų, kad aš dainuočiau, ir aš tokia, jo, aišku, tipo, važiuojam. Ir jis pasirašom su juo ir ten toks, žinai, tipo, jisai nubėga į tą bažnytėlę, ten čia administratorė sėdi, žinai, ir tipo, gerai, jūsų eilė, eikit, nueina, žinai, jis pradeda dainuoti, tu eini, mane vedė Mantas, man atrodo, jau mes su Mantu ėjom, mano draugė Agotas su savo vyru irgi jau stovi, laukia, žiūrim vieną į kitą tokio, kas čia vyksta. Ir buvo šiaip žiauriai gražu, nes jisai tikrai labai gražiai dainavo. Ir žinai, ten tu eini ir tokia, ar aš tokiuosi Las Vegase, kas čia vyksta? Tai va, tai nuėjom ten, jis tai įžadų savo pasakė irgi lasvegiškus, ten, žinai, ir paprikolinarius, sakyta, tai prisijokėm labai daug. Ir tada jau sutuokėmus, tada dar 3 dainas padainavom, mes pašokom, pasipuojom ten, pakalbėjom. Ir tada jau fotošiūtą, žinai, pasifotkinė ten su jais. Ir sako, Mantas dar vakar, kai kalbėjom, sako, kodėl mes nepasidarėm kokių kepurėlių ar ten tų, Pagirios Las Vegase podelių, žinai, kur galėtume gerti ir žvengdavo iš tų podelių. Ir paskui dar labai juokingai, kur tipo tu išeini ir visos administratorės tai ploja, žinai, tipo. Ir tada laukia jau kažkokį, žinai, indė ten apsirengus su kita suknelė, tipo, maitė. Jau sekantis. Jo. Nuotykis. Tai mes ten jo, ten visiškas nuotykis buvo. Ir jo, ten tie limuzinai stovi rožiniai, turim nuotraukas ir gauni, ir Mantas gavo gėlytę čia ir puokštelę gauni, nu ten žodžiu full packas.
O paskui jau išėjom į miestą irgi švęsti, tai ten irgi gal į detalės švęsti. Gal fotkiai parodysi? Jo, turiu nuotraukų, galėsiu parodyti. O tai vežtis fotografai dėl iš Lietuvos? Ne, ten jie turi fotografą. Taip, tu nusiperki paketą ir tau eina plokštelė, fotografas, ten visas tas Elvis Preslis ir nuo visą šitą šou, tu susimoki už tai pinigus, susitvarkai dokumentus ir važiuojam. Kiek kainuoja? Įdomu. Žinok, aš dabar neatsimenu, man atrodo, kiek mes mokėjom, gal 300, ar man atrodo 300, 500 ir ten eina jau tais paketais. Nes ten irgi nuotraukas mes ten pasiėmėm, neatsimenu, 8 ar 10 nuotraukų, žinai, jeigu nori daugiau, dar daugiau, jeigu nori ten su ilgesniu introductionu ir panašiai, ten vėl ten daugiau. Žodžiu, labai daug kas nuo ko priklauso. Aš tiksliai nepasakyti, man atrodo, kad 300. Bet čia, aš turiu omeny klausimą, visa ta ceremonija, visas tas dalykas. Taip. 300 eurų? Dolerių? Taip, $300 toj koplytėlė. Aš manau, kad... Kodėl mes žemėmis? Aš žinok, tą patį savęs klausiu, kai aš pradėjau domėtis visom kainom ir panašiai. Ir aš galvoju, čia nieko nekainuoja. Nu taip, tau kainuoja nuskristi į Ameriką, tau kainuoja Amerikoje išbūti, ne? Bet ta prasme, čia nieko nėra neįmanoma. Ta prasme, vestuvės Las Vegas už 300 eurų. Aš nežinau, aš šį vakarą... Žiūrėk, gal pradėkim nuo to, kad tik koplytėlė kainavo. Ką mes darėm prieš tai ir po to, jau tipo, kur mes ten, žinai, apskritai, kur mes ten nuėjom į kazino ir mes tiesiog su drauge pralošėm $100, nes įmetėm 5 laimėjom, ten belekiek, vėl įmetėm pralošėm ir tada tokias abidžiai, vyram geriau to nesakom, žinai, ir išeinam. Ar ten irgi, žinai, tu naini pavalgyti dar kažkam, ten kainuoja šitą dalyką. Bet pats tas visas, tai jis, tai dar outfitus visi nusipirkom San Diego outlet'e. Tai važiavau San Diego, sakau, šaika, kai buvom paskutinį kartą Amerikoje, yra geras outletas. Nuvarėm ten ir pamenu, aš su savo drauge. Jau paniko, jis sako, tai ką tu nori, baltos suknelės, kokios, sakau, nenoriu aš baltos suknelės, aš noriu tokio kokio nors Las Vegaško outfito. Ir jau ten prieš pačią pabaigą radau. Jie tokią fatkelę turi, žinok, su tą suknelę ir man apranga, tai... Tai filmą būtų buvo galima susitvarkyti. Jo. Bet čia yra nuotykis, tas vestuvės yra nuotykis, čia labiau reikėtų žvelgti turbūt į tai, ar ne? Jo, buvo visiškai, kartočiau dar 50 kartų, man tas irgi sakė, kartočiau, ta prasme, tau smagu, žinai, tu juokiesi visą laiką, nes tu žiūri, tą atrodo, kai, aš čia filmę mačiau, šitą irgi filmę. Bet čia ir turi būti tas nuotykis, tu mėgautis, tu tame turi įsijausti, tai ir suvedimo tas pats yra, kaip aš atsimenu prieš 15 metų, kada buvo pirmi ten tie filmavimai, fotografavimai, vedėjas sako, pamiršom scenarijų, mes greit nuvažiuosim pasiimti jį. Ir išvažiavo. Manęs kai kurios poros dar klausė, o tu jūs pasirašot, ką ten kalbėsi? Sakau, žinokit. Deja, bet nepasirašau ir... Mikrofas išjungtas. Ar žali dega pasimis? Jo. Tiek to. Jo. Bet tie nuotykiai tai nesibaigė, žinok. Ta prasme, jie buvo ta pora, su kuria man buvo žiauriai įdomu ruoštis, nes mes, kai susitikdavom, pokalbis būdavo 2-3 valandos, mes prikalbėdavom, prigalbodavom ir ten buvo žiauriai įdomu visas tas procesas, jie pripasako istorijų ir įdomiausia dalis jūsų vestuvėse man bent jau buvo pasikalbėjimai, kuriuos mes vedėm ir ten tiek humoro buvo, tiek buvo istorijų, ta prasme, mes tiesiog lauke atsisėdom, pasiėmėm kėdutes prie stalelio, pasidėjom gėrimus, aš visą jūsų draugų kompaniją, giminaičių pakviečiau tiesiog į lauką, štai čia vieni stovėjo, kiti atsisėdo, vieni ant žemės, kiti kur tik buvo vietos ir mes pradėjom pokalbį, su juo draugai galėjo užduoti klausimus ir tie pokalbiai, žinok, buvo kažkas visiškai nerealiai. Mes tiek prisijokėm, aš nepamenu, ko aš paklausiau, kad man tas žaibą davė ir aš galvoju, čia iš šito vyro susilaukti žaibą, žinai, buvo didžiausias įvertinimas. Jo, belė, kaip labai natūraliai gavosi, labai smagiai, labai jaukiai ir tas, kur mūsų visi draugai, kur išvažiuoja, sako, antiek jaukios ir tos vestuvės, sako, buvo tokios, kaip aš ir norėjau, ta meilė, juokas skambėjo ir viskas buvo labai natūraliai, be jokio, dabar tu turi sės, dabar tu turi stoti, dabar mes šoksim, dabar žaidimas. Nieko panašaus. Organiškai turite manyti. Absoliutiškai viskas vestuvėse buvo organiškai. O vidus visiškai sudylino su viskuo ir ten,
nu visiškai tobulai tie pokalbiai, tik kai sako, ten irgi kiti sako, čia kaip per kitokius pasikalbėjimus, tiesiog mes tėjom ir prikolinom visi, ir ne tik, kad mes buvom įtraukti, bet visi buvo įtraukti ir su visais dažnai, ir va fotografija, kai atsintė nuotraukas, jinai piškino tas emocijas, kai mes ten kalbėjomės. Visi tiesiog ten, žinai, kur juokiasi. Man jau dabar skauda. Jo, ir tu žiūri ir tas nuotraukas, ir tu prisimeni, ir tau grįžta tos emocijos vėl. Jo, tai buvo. Bet pradėkim nuo pradžių, kad vestuvės prasidėjo nuo nuotykio. Gretos ir Manto vestuvėse nebuvo bažnytės ceremonijos, buvo metrikacija atvažiavusi ir prieš tai mes sutarėme, kad aš pravesiu truputėlį pačios ceremonijos, įvesiu, kad pagražinti istoriją kažkokią, ne? Jo. Ir jo, su istorija, su truputį priešistorės, ar ne, pagalvojau tokį kontekstą visai gerą. Ir viskas prasidėjo nuo to, kad mes tai turėjom daryti lauke ir pradėjo lynoti, pradėjo lyti, žmonių nemažai ir mes sprendžiam. Ir man tas sako, kai planas B visada yra vidus. Jo, tas buvo. Man tas sako, palaukiam dar, pasižiūrim, gal nustos lysti ir tada išeisim greitai. Ok, žiūrim, kelias minutės liko, visi susigrūdė viduj ir sakau, neverta mums rizikuoti, nes mes vis tiek užtruksim 15-20 minučių ir tikrai ten būsim minimaliai, aišku, po to ir sveikinimai ir jeigu tu pradėsi lakstyti pirmin atgal ir net ten susituoksi grįžti ir vėl, nebus gerai. Ir aš nusprendžiau, kad, sakau, man tai darom viduj, Greta yra viršuje pačios vietos, mes pasikviečiam visus į vidų ir dingo elektra. Tai reiškia, kad mes neturim apšvietimo, laukia apsiniaukę, mes neturim garso ir aš nežinau, kiek buvo žmonių, bet buvo pilna salė. Vestuvėse pačiose buvo 70 pakviesta, tai buvo gal kokie 90 žmonių pačiose vestuvėse. Be mikrofono. Kas atvažiavo tiesiog pasveikinti. Be muzikos. Be kondicionieriaus. Jo, tiesiog ir karšta, vasara. Viskas kaista, nes salė labai greitai kaista ir mes turim greitai pradėti. Ir aš pasakau Gretai, kad dingo elektra. Ir jinai tokia, žinai, what? Ką daryti? Dar prieš tai, kur man barmenas neša antrą aukštą šampano taurę, po šampano taurės, aš tiesiog žvengiu sėdėjau, nes aš matau, kad laukia uraganas ir tipo, nice, kas dabar bus? Tada, su taurė prie lango. Jo, štai tada girdžiu mano draugė atbėga su aukštakuliais, žinai, antrą aukštą, atsidaro durys ir aš sakau, Urte, kas atsitiko, tai turi naujienų, blogų. Ir aš taip, kas dar, apart to, kad jau lyja ir uraganas. Ir jis sako, elektra dingo. Ir aš taip, aha, gerai. Ir tada man tiksai muzika, kondicionieriai, kepsniai ten visokie, žinai, viskas. Ir jinai tokia, bet viskas bus gerai. Ir aš tokia, nebejoju. Ir aš tai išeinu. Ir tada aš ateinu. Jo, ir tada girdžiu vidis, tun. Tai aš jau su tuo šampanu, atsidaro duris. Ir aš taip, o video dingo elektra. Jo, dingo elektra. Ir aš tokia, tai ką mes darom? Nieko, einam. Sakau, bet muzika, sako, tu nesiparink, žiūrėsim, kas garsiausiai iš telefono leidžia muziką. Ir jis išeina, žinai. Aš pajokavau, ir mes išeinam, aš pasakiau Urtei berods, kad pakviesiu tave. Ir kas tada įvyko? Sugrįžkim prie Las Vegas ir Elvio Preslio. Aš pasiėmiau gitarą, kiek girdėjusi tiek, ir aš pradėjau dainuoti jų dainą, kuri buvo Las Vegase. Taip, kaip mes Can't Help Falling in Love with You. Ir tada ateina visiška tyla. Visiškai natūralu. Ir tada atkeliauja nuotaka, man tas jau stovi laukia ir tada aš pradėjau vesti ceremoniją, o man, žinai, dar prieš tai dingo elektra. Dar įdomiau. Aš ta prasme, čia tai nuotykis. Aš iš tikrųjų galvoju, kad kas dabar bus, bet aš kažkaip pagalvoju, kad tu ne iš telefono, ne iš ko, bet boomboxas galvoju, kažkur yra, tai jaučiu per tą boomboxą paleido. Ir aš taip nusileidžiu ir tėtis sako, Greta dingo elektra, kaip per mūsų vestuves. Čia tradicija šeimos. Ir aš sakau, tėti jo, ir barmenas taip stoja, tekilo šotą. Ir aš taip gerai tą tekilo šotą. Ir tada taip jau ateinam, sako, tėtis, tu paeinam. Ir aš taip einu ir aš girdžiu tą gitarą ir girdžiu, kad Ovidijus pradėjo dainuoti ir dar tą dainą ir man ten viskas emocijos, va taip, ateinu ir ten visi tie žmonės, žinai, žiūri į tave ir čia yra va dėl jūsų už lango audra, ta prasme, ten literaliai medžiai linksta, žinai, kur daužosi. Tai va tikrai jau laukia nebūtų galima tuoktis. Ir mes ten prieinam ir Ovidijus dainuoja ir ten buvo visiškai pasakiška, magiška ir, žodžiu, pradėjom ceremoniją, o mano teta sako, o tu ten neturėjo tai būti. Aš taip, liuks.
Mano didžiausias buvo baiminimasis ir baimė dėl vakarienės, dėl karštų, kad neiškeps, kad nebeatsiras elektra. Bet ir visą laiką aš vaikščiau ir kalbėjau su savininkais, kokia situacija, galbūt generatoriai, dar kas nors, kokius mes turim, kokias opcijas, jeigu neatsirastų ar ne per artimiausias valandas, ar susisiekė su ESO. Aš padariau visą grandinę veiksmų, kuri buvo išsiaiškinti, kada atsiras turėtų elektra. Ir jis sakė, valandos bėgi turėtų atsirasti. Ok, mes per valandą spėjom ką padaryti, mes turim kolonėlę. Visą kreslio kompaktą išdainuoti. Aš ne procentų nepagalvoju apie nieką, ką jisai pagalvoja. Aš buvau tiesiog sutuokit mane. Jo, ir be viso to dar reikėjo koordinuoti ir tą pačią ceremoniją, kad metrikacija turėtų žinotų, kada kaip kas įvyks. Ir metrikacija vis tiek padarė lemtingą klaidą. Juokinga buvo. Jis sako, Greta ir... Pauliau. Ir mes taip stovim, ir aš o aš nesuprantu, tada galvoju vardus sumaičiau. Žodžiu, yra taip, kad Manto brolis su žmona buvo mūsų liudininkai, o mes šeimoje esam 2 Gretos ir 2 Gretos Urbanavičienės. Ir jie yra taip, Paulius Urbanavičius, Greta Urbanavičienė ir Mantas Urbanavičius, Greta Urbanavičienė. Ir tai man sako, ar tu, Greta, imi Paulių į vyrus? You had one job, žinai. Aišku, aš pražvengt, man pelė kaip juokinga, net irgi fotografijas yra užfiksuota nuotrauka, kur aš patenę taip tą galvą užvertus. Manto reakcija. Mantas. Tai va, žinai, Mantas. Ir visi praėjo šaukti Mantas. Ir tada taip žiūri į mane. Ir taip kokias 30 sekundžių. Ir aš taip, teskim, Mantas, viskas gerai, teskim. O jinai supranta, kad tu... Po ceremonijos aš einu, paplokim, Greta ir Paulį. Mes ten tiesiog prikolinam ir žvengiam. Nu, žodžiu, buvo toks, žinai, buvo labai daug neplanuotų dalykų ir buvo labai daug kažkokių iššūkių, bet čia vėlgi viskas priklauso nuo tavo požiūrį ir kaip tu su to sudylinsi. Jeigu tavo požiūrį, žinai, bus teisingas ir tu su to sudylinsi ir pasirinksi profesionalią komandą, kuo aš savo vestuvėse įstikinau dar 55 kartus, kad kokią komandą pasirinksi, taip ir bus. Ten pradeda nuo šukuosenų meistrių, dekoratorių, fotografų, vedėjų, visko. Jie tau sukuria tokią emociją ir jie su viskuo sudylina. Ta prasme, tu atei švęst, žinai. Ir kur Ovidijus irgi man sako, išgerk šampano, čia tavo šventė. Tarsi, tu neturi visiškai jokio parinimosi būti nei 1%. Prasme, jo ir nebuvo visiškai. Kur net mano Mantas labiau buvo kai kuriuose vietose, kur bet lyja. Ir aš pirmą kartą mačiau tokį Mantą, žinai. Jisai, nu, pripažinsiu, kad jis visas vestuves, nu, tipo, tas šventes daro dėl to, kad aš būčiau laiminga. Jam to nereikia. Jisai sako, man užteko Las Vegaso. Ir man viskas, tipo, mes galim, va, ten susirašom. Jo, aš, žinai, sakau, ne, man reikia dar šventės. Ir jis visada stengiasi, kad, nu, kad aš ten, žinai, šipsočiausi, kad viskas būtų taip, kaip aš noriu. Jis matė, kad viskas eina ne pagal planą. Ir jisai toksai, tai kaip dabar bus, ir tu čia būsi laiminga, ar tu nebūsi. Tipo, mes viską darom, kaip tu norėjai, ir čia nieks ne pagal planą. Bet ten jau, nu, tarsi man nebuvo visiškai svarbu. Bet mes tokie ramintojai turim būti, ne tiek vedėjas, kai fotografuoja ir filmuoja, mes bendraujam psichologiškai. Reikia, ką pasakytum tiems jauniesiams, kurie yra perfekcionistai ir susiplanuoja viską sekundė į sekundę ir va jiems toks scenarius kaip tau. Neplanuoti nieko sekundė į sekundę. Ne vestuvėse būna taip, vis tiek nebus taip, kaip tu susiplanuoji, vis tiek kažkur kažkas pabėgs tau. Apskritai, man baisiausia, kai nuotaka, žinai, susiparina, ar ten praranda nuotaiką, nes ten kažkas ten sugnelio pasiklaršė. Dėl nereikšmingų dalykų, visiškai. Žinai, ten neskanus maistas, arba ten man nepatiko kažkas. Nu, ta prasme, čia tavo šventė. Tai, kad tu teki už savo mylimo žmogaus, kad visi žmonės yra po vienu stogu dėl jūsų meilės ir visi švenčia. Iš vis kada tai bus, žinai, gyvenime, kad visi būtų po vienu stogu ir mes švestume. Nu, čia nėra esminis dalykas, ar tavo suknelį ten, žinai, atsisegė ir susiglamdžia ir dar kažkas. Ne. Tarsi, čia viskas priklauso nuo tavo vaibo. Eik tūsint, pasikeist tą suknelę, pasitarkyk ją. Ačiū tau, kad tai pasakei, nes tu visiškai mano mintis išpiškino su vienu sakiniu, kur aš visą laiką galvoju, kaip tai reikia pasakyti žmonėm. Kaip tai pasakyti. Iš širdies tai reikia pasakyti. Tai tu nepakartosi tų vestuvių. Nu, nebent skirsies ir laipsnis toks, žinai, tipo... Bet kol žmonės nepatiria tų vestuvių, jie nežino, kiek tai yra fainai. Kokia tai yra šventė, koks yra kosmosas būti tose vestuvėse ir kaip lekia laikas. Ir tie nereikšmingi dalykai, kurie atrodo
atrodo beprotiškai svarbus, planuojant ar net ten detalytės visiškos, jos per vestuvės net nepastebimos yra. Ir kitas dalykas, kad, pavyzdžiui, kaip dabar, nedegus elektra ir visi kiti prikolai, nu, tu dabar tai prisimeni kaip prikolą. Tarsi, tu pasakoji ir čia main thing, ką tu prisimeni. Tuo momentu kojas nutirpsta. Man nenutirpo kojas, aš galvoju, nes vis tiek sustuoksim, žinai. O kas dar juokingiausia, kad kai mes pasakėm žodžius taip ir kai mūsų sutuokė, praėjo 3 minutės, atsirado elektra, pradėjo šviesti saulė, viskas gražu. Jo, mes sveikinimus nesame laukia. Viskas gerai, visi išnešė dekoracijas į lauką ir sveikinimai buvo laukia ir saulė švietė iki pat vakaro. Ir aš tokia buvau, jūs juokaujat su manimi, žinai. Mes pasikalbėjimus darėm laukia po to. Jo, tada pasikalbėjimai, viskas buvo laukia. Bet apskritai tokiose situacijose yra svarbu lydint, sakyčiau, ar ne, vesti tą visą komandą. Tai tuo metu, aš kažkaip nežinau, iš tų nesėkmių, ne pirmą kartą man dingsta elektra, ne pirmą kartą daug visokių nutikimų ir nuotakai yra nuojautos. Ir tokia, ir sukuria savo galimybę pasireikšti. Ta prasme, daug visokių nesėkmių suformuoja tavo sėkmingą darbą, ar ne? Tai jau po tiek visko, kas yra įvykę, kaip, ta prasme, dingo elektra, ta prasme, tu žinai tiesiog, kad turi veikti ta ir ta dalis, ar ne? Ir tu tiesiog nueini patikrinti ir viską sužiūri. Ir sukiesi iš tos situacijos taip, kaip reikia. Blogiausia yra situacijai, kai jinai kažkokia įvyksta, pulti kažkur ir galvoti, kad viskas yra blogai, panika ir to nereikia. Ta prasme, iš karto galvoji, ką padaryti į priekį, o ne tai, kas jau buvo ir dėl ko. Jo, bet yra tokių pavyzdžių, kurie, puola jaunieji, ar ne, ir tada tu puoli ramint, kaip ir sakai, tai psichologais reikia būti ir jie jaudinasi dėl tų dalykų, kur tu tiesiog prieini ir pasakai, žiūrėk, tikrai viskas bus gerai, aš tau pažadu, kad tu šiandien šoksi, dalyvausi, dainuosi ir būsi geros nuotaikos, tik paleista mintį. Nes tu žinai, kad tai bus ir tu žinai, kaip tai padaryti. Aš irgi sakau, ko jūs parinatės, ta prasme, klausia, kas čia dabar bus, čia tas vėluoja, čia šuns neatvežė, čia nepaėmė, čia puokštės netokias gėlės man įdėjo, žinai, ir sako, o kaip dabar bus, jeigu aš tenais susiparinus visai fotosesiją nuvarysiu ir matysi, sakau, jeigu bus nejauku, tai mes labai gerai iš to pažvengsim. Ir viskas to pasibaigia. Mūsų fotosesija truko 30 minučių. Wow. Čia ta Las Vegas ir čia ta Lietuva? Čia ta Lietuva, kur man sako, tu turi 15 minučių. Jis nemėgsta fotkintis. Aš sąlyga buvo, kad jie nesifotkins. Ir aš tiesiog padariau taip, kad mes porą fotosesijų prieš pasiėmėm fotografiją, kad pafotkintų mus. Ir nežinojo, kaip dylinti su Mantu, nežinojo, kaip dylinti su manim, nežinojo mūsų gerasias, gražiasias pusės, buvo tai mes atvažiavam, pasiėmėm dar mano tipsas nuotakoms ir visiems kitiems į fotosesiją, pasimkit savo geriausius draugus, ten brolius, sesę ar kažką, vieną porą, ir kad jie pavaibintų kartu su jums. Mes tiek prisijuokėm ir buvo taip viskas greitai, ten tas mūsų draugas Daumantas palaikė šviesą, ten Urtė, žinai, pafilmavo dar iš backstage'o, ten dar kažką padėjo. Ir tada buvo tas momentas, kur mūsų draugas rado pianiną, o jis grojo pianiną, žodžiu. Ir mes sėdim su Mantu, ten, žinai, pozuojam ir jis tiesiog pradeda skambinti pianinu. Ir dar tokią melodiją, žinai, kur fotografija taip nuleidžia kamerą, atsisuka, mes taip su Mantu sėdim, už tai mane žiūrida, mano draugė, ir mes visi su ašarom akyse. Ir, žinai, tas toks, tai ten buvo 20-30 sekundžių momentas ir visi tokie, o Dieve. Žinai, jis tokia akimirka žavinga. Ir tada vėl, žinai, gerai, važiuojam toliau. Ir tipo, fotkėmės. Ir ten ta fotografija sako, viskas, tipo, aš turiu, turim, belekiek gerų kadrų, važiuojam, žinai, 30 minučių buvo praėję. Ir taip pat sako, rekordus. Wow, labai gerai susisuko. Tai matyt vis tiek dirbo ne pirmą kartą jau. Taip. Supranti, kokią kompaniją buvo papuolęs. Jūs čia sako, ką stoja džiurti viens į kitą, emocija. O aš ten ir sakiau, aš noriu emocijos nuotraukas. Aš nenoriu ten dabar stovim, žinai, ir šypsomės ir mus fotkina. Aš noriu matyti šypsenas, susilievsias nuotraukas, aš noriu veiksmo. Ir jinai, kai atrinkinėjo nuotraukas, sako, aš bandžiau labai, bet gausi 800. Aš tokia, žinai, kur, kiek? Siusk. Tada supratau, kodėl. Nes tikrai buvo daug gražių ir gerų kadrų, nes ir svečių ten, žinai, prigaudė, atrodo, kad ten kiekvieno fotosesija asmeniška buvo. Tikrai labai. Bet yra, aš fotografams yra dirbti tokiose šventėse, kur buvo taip pasileidžia visi plaukus ir nuo kalno ridenas ir vakarėlis varom švęsti ir dėl to mes ten ir važiuojam taip smagu, nes kitaip, jeigu tai atvažiuotum, žinai, kaip paso fotografu, tai manau, po 3 tokių kartų jau būtum perdegęs. Jo, aš apskritai galvoju, kad mūsų širdyje turi būti džiaugsmas su tais žmonėm, kurie švenčia ir kai tai yra ir kai jie dar tai sustiprina, ta prasme, fantastika būna tiesiog, ta šventė pakylėta visom prasmėm ir... Aš nežinau, aš tai būčiau norėjęs Balių iš tam sudalyvauti. Gaila, kad nepažinau prieš tai tą. Iš tikrųjų, ir galėjom pasidaryti videografą. Neturėjom videografo. Tai gaila, negaila dabar, ką pasakyti? Ką žinai, kai neturi, tai nežinai. Dainiau,
pažįstant juos tikėtina, kad tai dar nėra paskutinės jų vestuvės. Palauk, dar bažnytinės santuokos neturi. O, ta prasme, viskas tvarkoja, mes dar turėsim atsakymą. Dar gali būti. Jeigu kokiam Dubajui, tai aš čia važiuoju. Gali būti. Gal geriau skris, bet Jo, buvo geras. Dėl videografo, tai nežinau, gal ir būtų fainai, tipo, tų ten, žinai, rilsiukų kažkokio ar kažko turėti, pasižiūrėti. Žinai, mes dabar galėtume gerai pasijuokti ir pamatyti visą tai, kas vyko. Bet iš tikrųjų dėl videografų žmonės kartais galvoja, gal mums ir nereikia, bet po vestuvių, kai jos įvyksta ir kai tu pamatai, kiek ten visko buvo ir kad mes norėtume tai pamatyti, tada gal reikėjo nepagailėto 1000 ar 1,5 ir paimti videografą. Ne, tai nebūtinai, kad ten 1000 galvoti, aš jeigu važiuoju fotografuoti su jaunaisiais ir sakau, jūs neturėsit, kas filmuos, sako, nu mes neplanuojam. Tai aš tada sakau, nu bent pradedant tada jau susiraskit, jau kaip padarys, tai padarys, bet jūs neturit jokio lūkesčio, tai jums belė kas bus gerai. Nu tai vat būna, kad kartais. Aš jiems padariau reelsą, kuris puikiai atitiko visą vakarą nuotaiką. Ir šiaip pas mus, žinai, pas mane draugės visos yra visokios kontento kūrėjos, socialinės medijos ir panašiai, tai aš tų trumpų video ar netrumpų reelsiukų turiu, va tiek man viskas yra gerai, bet gal būtų faina šiaip, žinai, tą tokį, kad, nu, profesionaliai būtų kaip, nu. Bet rekomenduotum? Aš rekomenduočiau, dabar jo, rekomenduočiau pasimti, nes, kaip tu ir sakai, praėjusį metam po tų vestuvių mes ir dabar visai nesinežiūrėjom tas nuotraukas ir tu ten klyki, žinai, ir tu galvoji, dar jeigu video būtų buvęs, toks, žinai, profesionalus. Aišku, pavyzdžiui, mes turim pažįstamus, kur juos ten filmavo metų pradžioj, kur buvo likę metai iki vestuvių, juos filmavo, kaip ten jie rankom susikabinę, ten kažkas vyko, ten, žodžio, vidury metų filmavo, tada gale metų filmavo, tada per vestuvę, žodžiu, ten filmavo, aš nežinau, kiek laiko juos. Praktiškai dirbo. Ir jokio video ten nėra, žinai, iš tų visų ten iš vestuvių padarytas. Ir toks, žinai, kur mes ten tikėjomės, kiek 6 valandų filmas bus apijus ar kažkas. Aš galvoju, čia tokia visa istorija nuo A iki Z. O tai koks tikslas buvo filmuoti? Tai tame ir esmė, žinai, tada mes tokie... Ir kaip, tu ar nori apskritai, aš pripažinsiu, labai daug draugų ir pažįstamų, ką žiūrėjom, tipo, tuos filmus, nu, man cringe. Tipo, aš ten žiūriu, kai ten tie dronai leidžiasi ir ten, kur jie bučiuojasi, žinai, ir matai, kad jiem ir visiems toks cringe momentas. Jo, žinai. Another reason. I'm losing Ir toks... Faini video yra labai gerai ir aš tikrai būčiau norėjus, bet kiek mes ten, žinai, matėm ir turėjom, ką buvo draugai pasirinkę ir visą kitą, tai aš tokia, gal geriau barui geriau padėsiu, žinai, pinigų. Jo, aš pavyzdžiui, tas dalykas, kurį tikrai daryčiau, imčiau barą vienareikšmiškai. Aš visom parom sakau, ta prasme... Tinkas siela irgi ten vakaro. Būna paklausę, kada reikia baro, nereikia baro. Ta prasme, netgi iš mano pusės jau gražu, kad, nu, nebedaro dabar tų kokteilius ten ruožių pokštę, žinai, tauriai, bet vis tiek yra vaibas, kai žmogus, kas iš jūsų yra taurė rankoj, tai tu galvoji apie tai, kad turi kažką rankoj ir tu tada nesiparini, kad čia pasakysiu, kad čia, žinai, nepažįstamu, kaip bendrauti, tai užimtumas yra, užpildo atmosferą ir tu turi kažką rankoj, tai jau ties saugesnis, tu galėjai bendrauti. Jo, aš esu už, kada atsipalaiduoti su baru. Aš dažniausiai kokteilį pakeičiu mikrofoną. Jaučiuosi saugus. Bet baras apskritai, jisai nuo... Pas mus irgi, pavyzdžiui, nu, mes, sakau, aš tikrai kruopščiai rinkausi tą komandą ir baras buvo atrinktas, ten buvo buvę Anos Mešos padavėjai ir barmenai, tai, žinai, tas vaibas buvo sukurtas irgi geras. Tu pati susiorganizavai viską? Aš pati. Wow. Jo, aš turiu labai daug gerų draugių. Ir mes su viena iš mano geriausių draugių Urte kažkada iš vis galvojom atidaryti verslą, koordinuoti vestuves. Bet jinai dirbus barmenė. Jo, aš nuo labai seniai dirbau ir barmenė ir dirbau vestuvėse. Tai aš tų vestuvių mačiau tiek daug ir aš tiesiog visada žinodavau, ko aš noriu ir ko aš nenoriu. Tai taip ir gavosi, kad pakankamai buvo lengva organizuoti savo vestuves. Nu ir šiaip man patinka organizuoti dalykus, man patinka koordinuoti, man patinka planuoti, žinai, man kyla tokių idėjų, kur naktį tiesiog ten prieš užmiegant, žinai, palauk, tai aš tau įsirašysiu. Bet žinok, tai būdavo, kai mes kalbėjom apie vestuves, Greta, darom taip, darom. Ir kaip mes apskritai tave suradom šitai laidai, tai mes su Dainium susiskambinom pakalbėti, nes planavom, kad reikia padaryti kartu, ar ne? Ir Dainius sako, gal dviese, gal... Tai kada pagaliau darom savo? Jo, nes jau turbūt 2 metai. 2 metai darom. Bet Dainius sako, gal dviese, sakau, gal kažkaip 3 visai fainai būtų. Sako, ką pasičiam ir... Tai kažką suras. Ir kažkaip mes kalbėjom, gal planuotoje, gal ne, ir aš kažkaip sakau, žiūrėk, aš tokio, nes jis sako, man patinka tai, kas nėra standartiška.
Sakau, žiūrėk, aš turėjau tokią nuotaką, kuri planavo vestuvės Las Vegase. Viskas darom. Ir taip atsidūrytų. Bet, žiūrėk, aš specialiai paimsiu kažkur telefoną, tu pasipiršti. Žiūrėk, aš nusinčiau voice'ą. Greta, žiūrėk, mes turim tokį tau pasiūlymą, kartu su Dainium, filmuosimės, ar ne toks podcastas. Dainius yra videografas ir fotografas, kuris daro laidą pagaliau pasipiršo. Nusinčiau kelis reelsus. Ir jinai atsiunčia. Labas, Ovidijau. Tu žinai, kad aš pasirašau tokiem dalykam. Tai aišku, kad galim varyti. Skamba šiaip įdomiai ir fainai. Jo, ir viskas. Ir mes viskas aišku. Kelių sekundžių atsiuntė ir taip atsidūrė Greta. Labai smagu, kad man pakvietė, labai čia fainas su jumis. Labai džiaugiuosi, kad atvažiavote būdu ir aš manau, kad mes dar pasikviesim. Jo, pasikviesim, nes dar istorijos nesibaigė. Mes tiek turim istorijų. Bet šiaip tęsiant temą apie tai, kad ar reikalinga planuotoje vestuvėse, tai planuotoje norima tikrai nemažai galvos. Jeigu tu esi jau dirbęs bare, tu jau žinai vestuvių matęs 100. Aš, pavyzdžiui, vestuvių buvau jau keli šimtai vienetų, aš jau galėčiau, mes patys ir bandėm planuoti, bet mes paskutiniam dienom sakom, metam viską ir paprašom, kad pakoordinuotų kažkas, nes tai per daug. Tu labai gerai paminėjai pakoordinuotų. Ta prasme, ką aš daryčiau savo vestuvėse? Tikrai imčiau koordinatorę dar kartą. Mums koordinavo Živilė. Ta prasme, kiek jinai nuėmė galvos skausmo. Rasa paliko puokštę. Živilė nulėkė paėmė puokštę. Rasa jau išėjo su puokštė. Ta prasme, buvo daug tokių momentų, kur aš jaučiausi ramus, nežinau, kad už tai yra atsakingas žmogus. Ir ar reikalinga koordinatorė vestuvėse, jeigu tos vestuvės yra, sakykime, netokios trumpos ir jos turi dieninę dalį, kur reikės galbūt kažkokios koordinacijos, jos turi vakarinę dalį, kur žmonės nuvyks ar ne. Jeigu jos susideda iš daug dedamųjų, koordinatorė yra neįkainojamas dalykas. Tai yra labai labai didelė rekomendacija. Jeigu norit vakarėlio, tai nusimkit galvos skausmą nuo savęs ir palikit šitą visą reikalą koordinatoriam. Labai rimtai taip pasakiau. Pas mus tai buvo taip, kad Ovidijus kažkiek, ne kažkiek, tu labai Bet jūsų šventė buvo vienoj vietoj ceremonija prie pat, viskas buvo taip glaustai, kad tokioj vietoj koordinatorė sakyčiau, kad nereikia, nes pati koordinatorė jau plus Urtė buvo tas žmogus, kuri koordinatorė buvo. Mano viena iš geriausių draugių buvo Urtė visiškai, irgi pamiršus dėl visų šito organizavimo dalykų ir visko. Ir buvo, aš padarysiu, aš pasirūpinsiu, tu niekuo nesirūpinsi ir tu gersi šampanėlį šiandien, lygiai taip kaip Ovidijus man sakė. Ir jie tiesiog kartu būdu ten, žinai, viską dylino, sprendė ir visą kitą. Tai aš irgi sakyčiau, kad jeigu nenorite apkrauti savo ten draugų, giminių, mano atveju pasisiūlė pati mano draugė ir visą kitą, bet reikia koordinatorės, reikia. Ypač kai daugiau žmonių buvo, pas mus buvo labai daug žmonių, tai vis tiek reikia to žmogaus, kuris šiek tiek pakoordinuotų. Aišku, ir Ovidijus daug pakoordinavo irgi. Kaip ir sakiau, tas vakaras buvo toks. Tai būna ir paprasta situacija, jeigu tokia labai techniška, tarkim, jaunieji išeina iš bažnyčios žiedlapiai. Kas sustatys tos žmonės, kol, pažiūrėjau, aš fotografas dar viduje su jaunaisiais laukiu, jau laukia šurmulio žmonės, jeigu yra vedėjas, būna pakoordinuoja, jeigu yra koordinatorė, tai dar geriau. Iš vis apie nieko nereikia galvoti, bet dažnai būna tokiu atveju, kur tu išeini ir matai, kad dalykai ne taip, sustovi žmonės ne taip, laiko ne taip, nežino kaip mesti, jie uždengs visą kadrą išmetę kartu, jie turi žinoti, kada mesti ir kaip mesti, atrodo smulkmena, bet labai daug daro ir kartais tenka būti vedėjo fotografui ir su žmonėmis labai pakeltų balsu pasakyti garsiai, kad išgirso tave 100 žmonių. Taip. Tai man kaip fotografui labai koordinatorės reikia jūsų vestuvėse. Ar planuotojai reikalinga? Tai yra kiekvieno pasirinkimas, ar ne? Bet dabar bičiulis... Vėlgi viskas yra patogume. Ar tu nori patogiai švęsti, ar tu nori savo užsikrauti vargo. Ar tau šventė, ar tau darbas? Ar čia tau yra vargas, žinai, jeigu tau patinka, pavyzdžiui, kaip pas mus labai daug yra draugių, kuriuom patinka, jom organizuoti teminius vakarėlius, gimtadienius, vestuvės, krikštynas, you name it. Ta prasme, jom tai, žinai, tai jeigu tau patinka, tai viskas gerai, bet kaip tu sakai, jeigu tu ten apsikrauni ir tu nemiegi naktim ir tau tai yra, kur sapnuoji jau košmarus. Jeigu man reikėtų vestuvės vėl daryti, tai aš imčiau viską, ką tik įmanoma, kad tik man nereikėtų nieko daryti. Aš atvažiuoju, apsirengęs ir aš išvažiuoju ir man neįdomu, kas ten toliau vyksta. O čia tobula. Pavyzdžiui, pasilinksime. Gretos klausimų planuotojai nebūtų pasiteisinusi, nes jinai neturėtų ką planuoti, nes ji pati viską suplanavo. Aš tiesiog būčiau prisikabinėjęs prie planuotojos ir sakė, žinai, ne, darom taip. Planuotoje vestuvėse, kai aš susitinku, dažniausiai tai yra labai pasiteisinantis dalykas, nes ji tiek nuima nuo manęs darbo. Ta prasme,
Kitaip tariant, kai mes susitinkam su jaunaisiais, aš darau pusę planuotojos darbo, nes aš matau, kad jaunieji netaip planuoja, netaip galvoja, netaip, ta prasme, dalykus sprendžia. Tai ką aš sakau, kad daug dalykų persimeta ant kitų sričių. Nėra planuotojas, nėra koordinatorius, dalis krenta ant vedėjo, dalis ant fotografo. Nes mes nebegalim galvoti apie savo kūrybą, mes galvojam, kaip čia to žmonės patraukti su planšetėm bažnyčiai, kad filmuoti. tai jaunieji kartais ir nepamato, nes galbūt yra labai gera komanda ir kitų žmonių susirinkę, kurie perima tas užduotis ir to nepasijaučia. Tai planuotojams sunku yra edukuoti irgi žmonės, parodyti, ką jos daro. Tai yra klausimas. O mes, kadangi žinom, ką jos daro ir ką mes darom vietoj jų, kai jų nėra, tai patikėkit manim, paimkit planuotoją mums dėl mūsų. Papildysiu, paimkit gerą planuotoją, gerai, nes visokių pavyzdžių yra ir reikia pabendrauti, vėlgi grįžtam prie tos pačios temos, pabendrauti, pasikalbėti ir pajausti, ne? Turi suvaibinti su savo komanda visiškai, jeigu nevaibini, bent menkiausiai 3% to galvoja, kad blemba, gal neimk, tiesiog ne. Tai važiuojam toliau turbūt, ne? Ir po to užbaigsime. Tikrai toks. Aš biškai noriu paleisti savo kamerą, kad man tam plaukai kerpasi jau švit. Plaukai plaukuoti kerpasi. Tai nepagruosim šiandien. Dėl tavęs. Jis nepasiėmė gitaros. Bet Dainis turi kažką sakė gitarą. Aš nežinau, ką čia pagruoti, nes jau aš kaip pažiūrėjau, kiek ten tų klausimų, kad ir taip eteriu jau praktiškai tiek yra, kad... Bet aš sugalvojau, ką aš tu paklausiu dabar. Tarp mane jau nebėra. Tęsim važiuojam. Aš pagaliau pasipiršau, o jai pasipiršo. O man pagaliau pasipiršo. Bet viskas buvo prieš, ir šiandien mes taip iš tikrųjų kalbėsim. Mes susivedę. Arba ištekėję. Taip, va, galim. Ir čia yra buvus nuotaka, kuriai aš vedžiau vestuvės. Čia yra Dainis videografas, kuris įkūrė. Labai faina laida. Pirmus visus, kai paleidai, žiauriai patiko pažiūrėti ir tada išėjo, man atrodo, pirmieji su tavimi ir aš tau rašau, Dainiau, varyk toliau, nes žiauriai gerai. Jo, kitą kartą, kai aš sėsiu į kitą pusę, nes čia labai ta kamera mane labai ta. Čia ne tavo gražioji pusė. Žinai, kai aš esu už kadro, kai fotkinu filmuoju, tai, žinai, aš matau, galiu padaryti kitaip, bet kai savęs nematai, tai, žinai, atsiranda tas toksai, kad, oi, kaip čia dabar smagiai pašnekėti, kaip aš šneku už kadro, o kai įsijungia kamerą ir gaunasi taip. Aš galvoju, kad apskritai visur, kur svarbu nebijot klysti ir kuo daugiau klaidų, aišku, reikia daryti. Tuo daugiau geriau. Tai aš kuo labiausiai bijau, tą ir darau. Bijau kraujo, ėjau dirbti kraujo centro, šiltus kraujo maišiukus noriu. Bijojau aukščio, ėjau dirbti stewardu, 3 metus paskaidžiau. Bijojau filmavimo kamerų ir pats lysti kadrą, ką, reikia padaryti. Nes tu turi savo baimę. Apskritai, iš nemalonių situacijų tu tik augi kaip žmogus, žinai? Tai... Aš pamenu, kai man reikėjo pradėti kalbėti, aš gyvenime negalvojau, kad aš kalbėsiu prie žmonės, kad aš kalbėsiu aš nepasakyčiau. Tu neįsivaizduoji, ką aš jaučiau. Visai neseniai knygoje skaičiau, kad kalbėti baimė prilyginama mirties baimė ir net didesnė gali būti, kurią žmogus jaučia. Ir aš, kai išeidinėjau į pirmą renginį, man buvo 19, kurį aš vedžiau privatų užsakomą pirmą renginį. Ir aš išeidinėjau į sceną, aš nežinau, kur man dingti ir kur dėtis tuo metu. Aš tiesiog norėjau pranykti iš čia, iš šito pasaulio, kad manęs niekas šiuo metu nekalbėtų. Ta prasme, patikėk, tai buvo taip ir, ta prasme, bet tu kažkaip žengi tą baimę. Taip. Ir toliau. Aš bijodavau šnekėti, aš atsimenu, mane mokytoja kažkada išmetė ten 8 klasėje į deklamavimo konkursą. Aš tenais po 2 eilučių sukliuvau kažką ir ten pradėjo juoktis, viskas gyvenime, daugiau aš nebedarysiu tokių dalykų, nebešnekėsiu, bet kažkaip čia mes esam ir tiesiog perlipėm. Man keli atlikėjai yra pasakę, pačioj pradžioj, kai aš tik pradėjau dainuoti, gal tu turi ir kitų talentų ir galbūt tu geriau nedainuok, nes, ta prasme, aš irgi nemaniau, kad aš dainuosiu. Ta prasme, aš mokykloje, kai man reikėdavo dainuoti, aš nepataikydavau toną, aš gal girdžiu, bet man neišeina balsu. O tai padainuosi kažką šiandien? Jis padainuos. Aš dar kartą paklausiu, ar turi gitarą? Aukštą datą. Jis turi gitarą. Galėsim Elvio Preslio tą dainą padaryti. Ir aš tiesiog apsiverksiu, tai nežinau. Bet aš tada per tas vestuves, kai man reikėjo dainuoti, aš galvoju, kodėl aš jos neparepetavau, man reikėjo ją parepetuoti. Bet tai buvo nepakartojama. Tai buvo nepakartojama. Tai buvo, atrodo, kai jisai repetavo, nežinau. Jo, man taip neatrodo. Bet, žinai, man visada tik neatrodo. Mes esam savikritiški labai, čia žinau. Tai aš irgi čia dabar... Tai nėra blogai būti kažkiek savikritiškas. Aš sakyčiau, kad savo srity, ką tu darai, būk puikus, bet nesipuikuok. Taip, būtent. Šitas geras. Jo, ta prasme, tu
tu turi daryti tai, ką tu nori, tai, ko tu degi, tai, kas yra tavo viduje ir žinai, Man tai, ir aš jums nežinau. sakau, iš paprastesnis. Paprastesnis reikia vakarėlį daryti, tas yra, ir yra apie tą atsipalaidavimą, nu, nežinau, Taip. vestuvės, vakarėlis, geras vaibas. Aš nežinau, pavyzdžiui, vedėjai, pastaruoju metu aš kiek pastebėjau, neleidžia publikai šokti. Nu, daro programą, žaidimai, suprantu, tenais tostas. Tai programa yra? Reikia. Ką tu galvoji? Nu, bet, pavyzdžiui, per traukėlės aš tempiu žmonės, varom pasifotkinti, panas, davai varom pasifotkinti į lauką, čia per traukėlę, Jo. greitai. Ir sako, Dainiau, mes norim šokti, gal gali vedėjo paprašyti, kad mums pajungtų kokią dainą gerą, mes ir norim pašokti. Sakau, gerai paprašysiu, na, nu tada vedėjus, sakau, kas dabar bus. Jo. Ai, dabar bus šeimos židinys, dabar visus susodins ir visi žiūrėsim. Tai, žinai, Kodėl šokia tik po 12? Scenarijus. Aš nebereikalo paminėjau, kaip programa yra. Todėl, kad programa neturi būti kažkokia statiška, jinai turi būti lanksti. Žmonės sako, kokia jūsų programa? Nu, kokia programa? Aš jūsų dar nepažįstu. Mes turim susipažinti, pabendrauti, pajausti vieni kitus, ar ne? Aš turiu jūs pažinti, mes bendravom pokalbėje, susitikę ir aš tiesiog kalbu, ką jūs mėgstat, ką jūs veikiat, kokie yra jūsų dalykai, kurie jūs veža gyvenime, ar ne? Ir kai aš pažįstu tos žmonės, tada aš galiu pasiūlyti jums, žiūrėkit, o gal mes padarom taip jūsų vestuvėse, o gal taip, o gal kitaip. Bet žiūrėkit. Gal uraganą užsako? Gal uraganą užsakom. Ir padarom taip, kad uraganas taptų pliusu. Kodėl neleidžia šokti, aš nežinau, man pačiam tai keista. Aš buvau vestuvėse, buvau vedėjas, bet aš norėjau turėti laisvo laiko. Aš norėjau pabūti tenais su savo draugais, su savo bičiuliais, tiesiog praleisti laiką, bet aš turėjau eit, nes vyksta dalykas po dalyko. Ir vestuvėse aš visada sakau žmonėm, kad aš dar kol pats nebuvau patyręs savo vestuvių, aš nesupratau ir nesivizavau, kaip greitai prabėga vakaras. Per vieną sekundę, va taip. Va, greitai. Čia visi tą patį gali pasakyti, kas jau darė. Taip, ir kaip yra svarbu balansas, kad tu leistum žmonėm pasikalbėti, kad tu leistum jiem, užvestum juos pašokti, kad tu būtum su jais, bet tuo pačiu leistum jiem mėgautis jų erdvę, nes tai yra jų šventė. Taip, aš manau, vedėjas yra ne tai, kad atvest programą, bet Būtent. pagyvint ir tiesiog, kas jau yra tenais, tą visą dar paįvairint labiau judesio, nežinau, kaip ten nusišnekėjau dabar taip. Žiūrėk, jis ir išėjo. Jo, jis išėjo. Porą kartų buvo, kad po 12 pasilikau karaoke, netgi jauniai sako, pasilik, davai, bus karaoke, sakau gerai, nes nu, šokių dar nebuvo, o linksmybės tik prasideda, o aš jau fotikus susikrovęs, reikia namo važiuoti. Žinai, mes kartais šokius pradedam vos ne po... Jo, mes realiai šokius pradėjom po, aš nežinau, mes pavalgėm vakarienę. Jo. Mes tada padarėm... Kažkas buvo. Mūsų, man atrodo, šokis buvo. Ne iš karto, buvo šiek tiek vėliau. Jo, ir po mūsų šokio, realiai ten gal buvo, nežinau, 9 val. Vakaro. Kažkas tokio, visi pradėjau šokti. Ir mes tiesiog šokom daina po dainos. Ir kur mano draugė sakė, norėjau sakyti kalbas per mūsų vestuves, ateina prie Ovidijos ir sako, kada mes galėsim sakyti kalbas. Ir Ovidijos, aš nežinau. Visi šoka, aš nesakysiu visiems sėst. Ir jo, ten buvo. Aš ją nuraminau, aš pasakiau, kad tikrai bus laiko, nes aš buvau numatęs, kad... Iš esmės, tu vestuvėse vis tiek matai polėkį, jeigu jie yra labai aktyvūs, jie norės pasitūsinti, gerai praleisti laiką, tu jiem turi tą duoti ir po to bus ta pauzė, kada tu galėsi įdėti kažkokį ramesnį momentą. Ir taip ir buvo, viskas gausi ant tiek natūraliai, visi šoko ir kažkurio momentu visi pradėjo taip skirstytis į lauką su kokteiliukais jau kalbėtis. Ir tada taip buvo tie pasikalbėjimai, tada man atrodo, kai visi išėjo. Tokiam per saulėlį. Jo, kažkaip mes ten kalbėjomės ir tada taip natūraliai gausi, kad tėvai norėjo irgi ten tą židinį kažką duoti ir visą kitą, ir tada jau tos kalbos ir vėl. Bet viskas iš natūralumo taip įplaukė. Visiškai. Gerai, komentuoju savo pusę. Man atrodė, kad ten viskas labai natūraliai gavosi. Visą tai, ką aš vedu ir kas gaunasi natūraliai ar ne, aš galvoju į priekį, kas galbūt galėtų būti, kaip bus ar ne, tai yra toks geras pavyzdys. Kai tu matai žmogų dirbantį, pavyzdžiui, aš matau Dainių dirbantį, jisai ateina, fotkina, ten šypsosi, viskas labai fainai filmuoja, žmogus atsipalaidavęs, viskas taip lengvai gaunasi. Ar tu žinai, kiek jam reikėjo dirbti, kad jam taip gautųsi? O tai, patikėkit manim, metai, 10 ir daugiau. Ta prasme... Ne, aš manau, kad turi turėti tą sako, žinai, cinkelį tokį. Nu, kažkiek turi vis tiek. Bet kuomet tu atrodai kitiems, kad tu čia tarsi leidi laiką, tai aš manau, kad tu esi profas. Jeigu tu atrodai... Oi, ačiū. Jo, tai... Bet čia, kaip ir tu sakei, tas su tuo profesionalumu ateina ta improvizacija, ir ta improvizacija gaunasi natūraliai, žinai, kur tu gali jau sau leisti improvizuoti, bet tai turi ateiti su profesionalumu. Nes tau nebereikia galvoti apie techninius kai kurios dalykus. Labai gerai pasakai.
Bet visada improvizuojant ir darant kažkokius veiksmus, nereikia bijoti suklysti. Taip. Ar ne? Oi, kaip baisu čia. Nes būna tų momentų, kada tu pradedi daryti. Ir pavyzdžiui, netgi išeini padaryti kažkokią veiklą. Žaidimo apskritai vakaro metu daug nereikia, nes žmonės kažkaip linkia galvoti, kad žaidimai yra vakaro esmė. Nu, ne žaidimai. Mes galim prisirankyti, kiek nori žaidimų. Buvimas, emocija, žmonės yra kartu esmė. Jeigu tu sugebi pakviesti ir pajausti tos žmonės to, ko jiems reikia, viskas, nereikia žaidimų. Ne, tu pradėsi vieną kitą veiklą, kurią būsi suplanavęs, vakaras susipildys. Ir kai manęs klausia žmonės, o kada geriau grįžti, žiūrėkit, sakau, jeigu aš atsukčiau savo visas, grįžčiau dar valandą anksčiau, nes tas laikas bėga labai greitai. Man atrodo, mes iš vis nežaidėme jokių žaidimų mano vestuvėse. Galbūt. Ten buvo išlikimo žaidimas. Ten buvo vienas didelis tūsas. Ten buvo belė koks tūsas. Bet jis buvo toks turiningas. Taip. Mes iki tokių emocijų daėjom, kur ta prasme tu sėdi ir už širdies, žinai, grėbė ir taip gražu, taip fainai. Ir tas keitėsi į beprotiškus šokius, kur dabar mes tusinome, aš dainavau rock and rollus, lietuviškas, angliškas, kokią tik nori. Nu, čia man irgi, tarkim, tipsas yra, kas ruošiasi daryti vestuves, kad vedėjas privalo dainuoti. Nebūtinai. Taip. Mano atveju taip. Jis išgelbėjo vestuves, ceremoniją, dėl to, kad jisai mokėjo dainuoti. Ir aš niekada nepamiršiu, aš nežinau, tu tikrai prisimeni, kaip mes vakaro eigoje po šokių, jūs su tuo draugu Daumantu, jie atsisėdo ant scenos ir jie tiesiog pradėjo groti gitarą ir dainuoti. Ir visi aplink ratus sustojom ir mes tiesiog pradėjom dainuoti. Ir aš sakau, sukuriam dainą jums ir kas yra improvizacija, tu negali atkartoti to paties. Mes, pavyzdžiui, dabar kalbamės ar ne, ir jeigu mes norėtume, kažkas nepavyktų ar ne, mes norėtume atkartoti, nepavyktų antrą kartą. Ir improvizacija būtent tai yra, ir mes atsisėdom ir mes pradėjom dainuoti. Aš sakau, norit padaryti dainą, sakau, padarom dainą. Sakau, apie ką? Apie kažkokius dalykus. Apie mantą, apie meilę, apie alų. Ir žinau, taip viskas gavosi, mes bendrą priedinį kartu visi taip traukė, ta prasme, iš visos energijos. Buvo žiauriai nerealiai. Ir tu negali prisiminti. Ir mes kalbam dabar, ar reikia video vakaro metu, kažkas filmavo, ar ne? Bet jeigu nieks nebūtų filmavęs, ar ne, nieks neturėtų, nes man Greta sakė, kad mes galėsim prisiminti kažkada ir pažiūrėti, kas ten buvo. Tai... Aš neprisimenu, nenutokiu, bet tikiu, kad ir tavo improvizacijos darbe visokios yra, nes turbūt, pavyzdžiui, koks yra netikėčiausias dalykas arba kažkoks netikėtumas, kuris nutiko pas tave? Kol aš filmavau vestuves kažkieno, tai matau, kad jau liudininkė, jau alpsta, jinai laikė plokštę ir aš laikau kamerą, jaunieji mauna žiedus ir aš matau, kad jinai jau visa, žinai, kaip lapas ir aš sakau žmonėms, kamera į jaunuosius, sakau, pažiūrėkit, kad galvos nesusitrenktų kažkur tenai skrisdama, sakau, pasodinkit. Yra buvę tokių, yra tokių. Bet jo. Nu, matai, pavyzdžiui, mūsų atveju, jeigu ten būtume dar ilgiau pabuvo uždaryti 15 minučių, aš tikiu, kad ten būtų kas nors nulpė, nes aš stoviu su to signale ir aš jaučiu, kaip man nugara bėga, ta prasme, šlapia, žinai, ten 90 žmonių langai uždaryti, nes uraganas, o kondicionierių nėra. Tai aš turėjau tokią mintį, kad ar nebus, kad kas nors nulps, ta prasme, žmonių, bet... Gerai, kad vedėjas nepasakė, o dabar dar vieną dainą. Tai dar pabūkim. Gerai, čia mano nuomonė, ne? Kam įdomu ten tie visi Max žaidimai, pažaidžiam 6 žaidimus per vakarą. Jo. Ką mes čia susirinkom stalo žaidimus, Monopolis pažaisti, o kas čia vyksta, žinai? Ar čia vestuvės, ar čia... Jo, kas čia vyksta, žinai? Mes, bet čia asmeninė nuomonė, gal kitiem iš tikrųjų, žinai. O jeigu aš veščiau dainį, sakyčiau, ponis ir ponai, labas vakaras, šiandien nuo pat pradžių mes pradedam šokius iki 12 nakties. Tai vat būtent, žinai, ir gal iš tikrųjų tas... Kitą kartą tas žaidimas ir išjudina juos, žinai, jeigu jie ten nenori šokti ir ten. Žmonių didžiausias baimės, o jūs nedaro to žaidimo, kur reikia ten kažką daryti kartu, ten, arba jūs nelėpėt balionų. Ir aš galvoju, kad jeigu žmonės dar kalba apie tokius dalykus, kas vyko iš esmės prieš 15 metų, tai dar vyksta ir iš tikrųjų išgirstu. Bet yra kam patinka ir kas gerai leidžia laiką, nes esu buvęs vestuvėse, kur ir labai atrodo prabangios ir išlaikytos ir brangios, matoma ten ir dekoras pompastiškas, bet svečias sėdi su taure ir laukia, kol čia jį kažkas nustebins. Nu tiesiog tu, kaip tą emociją išgauti, kaip nufotografuoti emociją, tokia kaip žmonės tas vestuves leidžia gerai, kaip nufilmuoti. Aš išsikviečiu į aikštelę, kad būtų man kadrų, aš užvedu juos pats irgi tenai su fotoaparatu. Tai pasunėse su visą Karolina linkėjimai. Sako, svečiai klausė, sako, tai kada jis spėjo fotkių pridaryti, mes ten šokam su juo visą vakarą. Okay.
Tai aš šoku su fotoaparatu ir sublyksi, kad tai rankui tuo pačiu metu. Tai Kažkaip nenuostabu, žinok, iš tikrųjų. Jaučiu, šiaip nuotraukas turėtų gautis dalykai geros. Šiemet labai populiarina kolegos blykščių fotografiją, kas iš tikrųjų turėtų būti visą laiką populiaru, bet jie sunku valdyti, jas reikia išmokti valdyti. Tai, kad tu galėtum padaryti tai šokdamas ir sukurti, kad tu pakviestum ir padarytum tas nuotraukas. Bet reikia drąsos turėti, kad tu, žinai, kad tu negalvotum, ką pagalvo žmonės, kai dabar tu prieisi ir pasakysi, kad darom dabar taip. Tame ir esmė, bet šiandien, kaip Rovidijus sakė, neiškirp dėl to, kad, pavyzdžiui, aš dabar būčiau nuotaka ir žiūrėčiau tą podcast ir tu va taip kalbėtum. Aš dabar dar nebūčiau stokis, būčiau važiuoju. Varom į Las Vegasą. Imu. Viskas, taurasi tiesiog imu. Aš tai norėčiau, pavyzdžiui, paklausti tiek tavęs, tiek Gretos antrą kartą vestuvėse. Mes kalbėjom, kad barmenų sutinka, kad visi reikia imti. Taip. Aš tik tai už. Taip, aš irgi už. Taurasi, must. Baras yra vaibo dalis kažkokia. Must. Jo, bet vėlgi turi būti geri, normalu. Turi būti kokybiški, nes... Aš turėjau visų patirčių. Taip, ten, kur tau atneša antifrizą, žinai, mėlyną kokteiliuką. Ne kiekvienam tinka. Aš mėgstu antifrizą. Ne, bet tam prasme, kur tu išgeri 3 ir, žinai, tau rytoj ant tiek skauda galva ir ten tau prasideda nesąmonės. Ne, tu turi atkreipti dėmesį, kaip daro kokybiškai. Mūsų barmenai net sako, mes mėtą skinamės į savo daržo. Tai prasme, ten, žinai, iki tokio lygio, kur, tikrai labai kokybiški kokteiliai buvo. Ir skanus, ir kokybiški, ir kas buvo fainai, kad ir labai daug variacijų buvo ir nealkoholinio, ir alkoholinio. Žinai, kad tas toksai, kur sako, ten draugė irgi ten, niščia negeria. Jinai sako, aš atėjau, tai nebuvo ten, galiu to pasiūlyti tik mimozą, o ne alkoholinį. Tai žinai, kur jinai, tipo, ką nori, sakyk, padarysiu. Tai fainai tas yra, kad ir šiaip, tas visas, žinai, tas veiksmas laukia kokteilių. Tas pats vaibas yra, kur ateini ir prie kokteilių baro visą laiką. Tu su kitos giminės atstovu gali susipažinti laisvai. Ir mes kiek turim gerų nuotraukų prie baro žmonių, kur laukia, žinai. Ir šiaip, ir tie šotai, ir visokių kitokių dalykų. Tikrai visai kitaip yra ir baras yra must. Tai mes esam už barą. Už barą, taip. Pornstar Martinis yra must. O aš, pavyzdžiui, daug negeriu. Kas? Kas yra? Sakiau, Pornstar Martinis yra must. Must. Visos mergos žiauriai mėgsta. Ta prasme, čia jau trendas. Tai žiauriai skanus. Kaip linksmai išeiti iš reikalo? Linksmai išeina, mate. Kol mes juokiamės iš abiejų pusių, nors aš nesu šios laidos vedėjas, o tai yra Dainius įkūrėjas. Bet vis tiek vedėjas. Jo, bet jeigu jau aš pirmasis vedėjas, kuris čia atsisėdo, tai su jumis buvo pagaliau pasipiršto, linkime kiekvienam vyrui pasipiršti ir suplanuoti tas vestuves, kuriuose jūs patirsite kažką kito gyvenime ir tai bus geriausia, ką jūs turėjote, geriausia šventė, kurią jūs turėjote, o jeigu jums buvo įdomu, ką reikia daryti? Paspausti mygtuką. Nusijuok. Reikia nusijuok. Ta vieną mygtuką paspausti. Tikrai vieną tą mygtuką paspauskite tiesiog, jeigu gali. Tai nieko čia nesunku. Nueinat, paspaudžiat ir viskas. Ir patikėkit, Dainius tikrai labai labai laimingas. Žinokit, pavarysime mes dar. Taip, ir kraujas. Klausim. Nuleis kraujas. Tai va, tai ką tada, kada skrendam, kur visi su lėktuvu? Aš tai galvoju, kad šitas podcastas turėtų būti labai įdomus visiems, kas planuoja vestuves. Ir nuotakom, ir vyrams. Tai prasme, mes tikrai, ir šiandien čia, ir tipsų, ir triksų davėm, ir kaip iš vedėjo pusės atrodo, kaip iš fotografo, kaip iš nuotakos. Jo, tai manau, kad čia turėtų būti įdomus podcastas ir turėtų toliau važiuoti labai gerai. Aš labai norėčiau, kad žmonės žiūrėdami šitą podcastą... Dar kartą atvažiuoti čia. Atvažiuoti, tai aišku, norėtume. Kvieskit mus visą laiką ir atvažiuosim tikrai, nes labai skanus vanduo. Su citrina. Su citrina. Tai jo, kad tas podcastas jisai būtų ne tik turiningas, bet žmogui ir pakeltų nuotaiką. Tai apie tai, galbūt kažkada... yra apie tai, žinai, apie... Žmogo valdo emocijas. O užkulisiai dar smagesni, apie kurias mažai kas kalba, tai mes dar apie juos pakalbėsim ateityje. Tikrai. O kiek jų yra, tai čia, žinok, aš galvoju, kad mums reikėtų tiesiog sėst nuo ryto iki vakaro ir tai praleisti visą savaitę. Dainą su mažai sukūrėm, žinok, dabar atsikrai nešiu gitarą, padarysim vieną posmą, žinok. Mes privalom šiaip, dar Ovidijus turi vieną, atneš gitarą, jis jau atneša gitarą. Gerai, bet tu įsivaizduoji, Dainius, šiaip iš tikrųjų, jisai man sako, davai padarom dainą, aš sukursiu tekstą, žinai, jis iš tikrųjų kuria. Ne? Taip. Žiauriai talentingas bičas yra.
Tai aš žmonėm, kaip aš dainiu, kol jisai nešas gitarą, kaip aš dainiu pristatinėjau žmonėm. Visų pirma, tai rekomendacija turi būti patikrinta rekomendacija. Ta žmogų aš pažįstu ir žinau, kaip jisai dirba. Ir aš parašau, žiūrėkit, Dainius tikrai gerai daro savo darbą ir yra žiauriai fainas žmogus. Susisiekit, pažiūrėkit, ką jis. Gerai, tai čia tau tokia buvo. Showtime. O, ne. Jie sakė, buvusi ex-jaunoji tavo, Ne, kad reikia, dainuosiu. kad vidėjas turi būti dainuojantis. Aš galvojau, tu dainą, taip dainuosi. Ir dabar tu turi padainuoti. Kaip gimsta improvizacija, kai tu pradedi tiesiog daryti ir kol kameros buvo išjungtos ar veikia dabar? Veikia. Tai nežinau, duokim frazę. Va, frazė ant sienos kabo, pagaliau Žiauriai pasiprašau. paprastai. Ką galima pasakyti? Kalbant apie improvizaciją Taip. ir profesionalumą, tai va, mes tau duodam 2 žodžius ir tu sukuri posmą. Tai tavo žodžiai yra pagaliau pasipiršo. Pagaliau pasipiršom. Važiuojam. Posmą. Tai gal galima iš karto. Ok. Pagaliau pasipiršo. O, Reiks vestuvės planuot. Pagaliau pasipiršo. Ir kaip Dainius sako, reiks į balių važiuot. O čia iš tikrųjų, nestabdom. bet čia iš tikrųjų daina, bet jau akordai yra. Kadangi mes kalbam apie Ameriką. Sweet home Alabama. Where the sky is so blue. Pagaliau pasipiršo. Šitas geriau. Reiks į balių važiuot. Taip ir gimsta improvizacija tikra, kai Dainius sėdi mano dešinėje, o ir Greta nuotaka šalia. Ji kalba apie vestuves kur? Las Vegase. Važiuosim kartu dar kartą, aš žinau, aš ir tu, ir Dainiau. Ką tu? Mums reikia videogramą, tai važiuojam dar kartą. Važiuojam! Pagaliau pasipiršo. Oh yeah. Reiks ves planuot. Aš nemoku dainuoti. Pagaliau pasipiršo. Minutėlę. Betgi mokytų plot. Ei! Pagaliau pasipiršo. Reiks vestuvės planuot. Net jeigu ir Las Vegase. Pagaliau pasipiršo. Reik šviesos daugiau duot. Kaip sakei? Aš labai vėlai sugalvojau, kad galima tai Būtų padaryti. geras apšvietėjas būtų. Tai va, čia buvo pagaliau pasipiršo. Come on! Ai, Taip gimsta improvizacija. o tau ir Nuo to reikėjo pradėti. Taip, po truputėlį. Ko dar neiškalbėjom, ką dar galim iš jūsų pusės, kad čia nebūčiau. Na, Dainis pažadėjo, kad mes pagrosim tą dainelę, kur su dukra parašė. Ai, žinok, mes gal ją kada įrašysim ir pagrosim. Dabar aš žinok, ne. Jis man siunčia, pavyzdžiui, Dabar čia daina, ne. mano atsiuntė naują dainą, su kažkokia su dukrelė ir jį ten įrašęs. Kai buvo gera ir mes kartu su Dainium susitikti. Tai tiek. Tiek žydrų šitą, liūdna nata ir pabaigsim. Susitiksim kitą kartą, gal bus linksmiau. Mes kalbėjome ir tada supratau, kad skrido ne kartą jau. Dariausi, aš nežinau šitos dainos. Čia buvo nesąmonė.